Labas vakaras, futbolo aistruoliai. Saulėtą sekmadienio vakarą nusprendė praleisti su 5 kanalu. Netrukus jūsų dėmesį centrinės Lietuvos futbolo A lygos 14 turo rungtynės tarp čempionato lyderio FBK Kauno ir šiuo metu 6 vietoje esančio Vilniaus Vėtros klubų. Ką prieš šias rungtynės kalbėjo abiejų komandų treneriai. Šiuo metu Vilniaus Vėtros vyriausiasis treneris Donatas Vencevičius ir jo mintys. Šiandien jūsų oficialus debiutas A lygoje ir varžovas lyderis Kaunas. Nebaisu tai, kad žaisit jų pačių dar tvirtovėje? Ne, nei kiek nebaisu. O kas liečia debiutą, tai sunku pasakyti, ruošimės kiekvienom varžybom, nesvarbu, ar tai būtų čempionato lyderis ar outsideris, taip kad už pergalę duoda 3 taškus, nei daugiau, nei mažiau, ar žaidė su lyderiu ar su outsideriu, taip kad kiekvienos varžybos mums svarbios ir visą laiką žaidžiam tik dėl 3 taškų. Tiek jūsų pirmtakas Aleksandras Archanovas, tiek jūs dažnai skundžiatės neišnaudotomis progomis. Kas yra daroma, kad tos progos būtų išnaudotos? Treniruotėse dirbam ir čia turbūt, mano manimu, tik psichologinis faktorius veikia, kad, žinot, neįmušė vieną, kitą, po to jau. Bet manau, dirbam treniruotėse, daug žaidžiam, smūgiuojam į vartus, taip kad manau, kad laiko klausimas. Trenerio Donato Vencevičiaus mintis, o dabar labai trumpai, ką prieš šias rungtynės galvojo FBK Kauno komandos antrasis trenerius Darius Gvildys. Paskutinėse rungtynėse net 9-1 sutriuškinote Vilniaus Žalgirį. Po tų rungtynių nepasijutote dar čempionais? Juokingas klausimas, nes peržiūrėjus Žalgirio istoriją, matom, kad tokios rungtynės būna tik tai vieną kartą per 10 metų, kai varžovas klysta paprasčiausiose situacijose, o mūsų vaikinai, matyt, kaip sako, ir diena, ir nuotaika, ir realizacija pliusavosi į labai gerą rezultatą. Vėtra dažnai susikuria daug progų, tačiau nesugeba jų išnaudoti. Nemanote, kad gali ateiti ta diena, kai ir jiems taip kris visi įvarčiai, kaip jums krito į Žalgirio vartus? Aš tikiuosi, kad ta diena bus ne šiandien. Ir kaip žiūrėjom paskutinės 2 varžybas, peržiūra buvo. Vėtra tikrai labai stipriai atrodė. Ta pati Žalgirį galėjo aplošti irgi stambių rezultatų, bet jiems paprasčiausiai nepasisekė. Tai buvo abiejų komandų trenerių mintis prieš šias rungtynes, o rungtynės tarp FBK Kauno ir Vilniaus Vėtros klubų prasidėjo prieš keletą akimirkų. Apie šias rungtynes jums pasakos Aurimas Budraitis bei Žilvinas Aleksandravičius. Sveikas gyvas, Aurimai. Sveikas gyvas, Žilvinai. Sveiki visi tie, kurie šį sekmadienio vakarą leis su Lietuvos futbolo A lyga. Ir dabar FBK Kauno futbolininkai turėjo turbūt pirmą pavojingesnį pavojų prie Vėtros vartų, tačiau tas bandymas sukurti kažką tokio į progą baigėsi niekuo. Apie startinės šių rungtynių komandų sudėtis. Svečiai Vilniaus Vėtros futbolininkai. Vartininkas Stanislavas Kozirevas, gynėjų grandis Pedro Botelijo, Andrius Kerla, Marijanas Budimiras ir Andrėjus Usačiovas, saugai Bobis Božinovskis, Mindaugas Panka ir Darvidas Šerdas bei 3 puolėjai. Egidijus Juška, Vitalijus Stankevičius, Limas Severino ir komandos treneris, A lygos debiutantas, vos 33 metų jauniausias A lygos treneris Donatas Vencevičius. Ir aikštės šeimininkai. Nors dabar pasižiūrėkime, ko baigsis štai šis pavojingesnis išpuolis prie aikštės šeimininkų vartų. Jis baigėsi niekuo ir FBK Kaunas futbolininkai kontroliuoja kamuolį aikštės viduryje. Ledasma ką tik buvo su kamuoliu, perdavimas į kairę komandos draugui ir čia nuošalė užfiksuota šiose rungtynėse. Taigi dabar, kol rungtynėse vyksta pauzė, pristatysiu jums aikštės šeimininkų FBK Kaunas futbolininkų sudėtį. Vartų sargas Mindaugas Malinauskas, gynėjų grandis antrasis numeris Nerijus Radžius, trečiuoju rungtyniauja Andrijanas Broviecas, 5 Darius Sanajevas, 18 numeris Mindaugas Bagužis, saugų grandis Nukri Machačka, numeris 6 Rafaelis Ledesma, 11 numeris 16 žaidžia Audrius Kšanavičius bei 19 numeris Andrius Bartkus bei 2 puolėjai Kauno sudėtyje šiandien. Tai 26 numeris Marius Činikas ir be abejo rezultatyviausias A lygos futbolininkas šį sezoną Ričardas Beniušis, komandos vyriausiasis treneris Angelas Červenkovas. O su kamuoliu Vilniaus Vėtros futbolininkai dešiniuoju kraštu perdavimas ir tą perdavimą nutraukė Nerijus Radžius. Vienas vyriausių, vienas
tituluočiausių Kauno futbolininkų. Jis sužaidžia nesėkmingai ir po to jo komandos draugai priversti prasižengti. Epizode sėkmingai sužaidė Limas Severino, vienas iš 3 puolėjų, kurie pradėjo šios dienos rungtynes Vėtros sudėtyje. Dar prieš šį turą Donatas Vencevičius teigia, jog Vėtra žais tokia schema 4-4-2, tačiau pagal šį išankstinį planą yra net 3 puolėjai. Įdomu, kurį žaidėją jis atitrauk šiek tiek atgal, bent jau šiuo epizodu. Galima sakyti, kad šiek tiek atsitraukęs yra Vitalis Stankevičius. Antras pagal rezultatyvą Vėtros žaidėjas, pavojingas perdavimas ir Marijanas Budimiras. Nevykęs jo smūgis. Reikia Vėtrai grįžti gynybą, o kauniečiai muša kamuolį visai ne ten, kur reikia. Nesėkmingai šiame epizode sužaidė Kauno žaidėjas Nukris Mančkava ir kamuolys atitenka Vilniaus Vėtra. Vėl dešiniuoju kraštu šį komandą pradeda savo naują ataką. Mindaugo Pankos perdavimas komandos kapitonui Andriui Skerlai. Na, Andrius Skerla vienas tituluočiausių, aišku, Vėtros žaidėjų ir komandos kapitono pareigos jam patikėtos po to, kai komandoje neliko Juliaus Raliukonio ir Nerijaus Sasnausko. Na, dėl kokių priežasčių šių žaidėjų nėra ekipos sudėtyje, niekas oficialiai neskelbia, tačiau pagal tai, kas yra oficialu, tie žaidėjai tiesiog, nenorėjo treniruotis taip, kaip iš jų reikalavo treneriai ir jie neatliko to juodo darbo, kurį turėtų daryti kiekvienas futbolininkas. Na, o padėtis turnyro lentelėje šiuo metu yra tokia. Jau minėjome, kad A lygos lyderiai ir toliau išlieka FBK Kauno futbolininkai. Jie turi 32 taškus, 5 mažiau yra surinkę Vilniaus futbolininkai, 3 žengia Sostinės Žalgirio futbolininkai. Jie turi 26 taškus. 4 vietoje praėjusių metų Lietuvos A lygos vicečempionas Panevėžio Ekranas, 22 taškai. Taškų mažiau turi Marijampolės Sūduva, o štai šios dienos Kauno klubo varžovai Vilniaus Vėtros futbolininkai, sakykime taip, nepelnytai žemai stovi kol kas ši komanda turnyro lentelėje. Jie turi surinkę po 14 žaistų rungtynių 19 taškų ir yra, kaip minėjau, 7 vietoje Šiauliai, surinkę 13 taškų, taškų mažiau turi Klaipėdos Atlantas ir turnyro lentelės apačioje Šilutė su 8 taškais, bei 10 vietą užimantis Visagino Interas po 14 susitikimų tėra surinkęs vos 5 taškus. Na ir jei, Žilvinai, pabandytumėm pamastyti, kodėl Vilniaus Vėtra yra taip žemai, viena aišku iš priežasčių tai traumos. Kiek mes prisiminsime žaidėjų, bent šios transliacijos metu mes dažnai galėsime paminėti, jog šis žaidėjas yra ar daugiau, ar mažiau buvo traumuotas ir šiandien jie vis dar priversti žaisti be turbūt pagrindinio jų saugo. Dejano Miloševskio žaidėjas, kuris buvo pagrindinis tų pergalių kalvis, ypač praėjusį sezoną. Šį sezoną šis žaidėjas žaidžia daugiau epizodiškai, o dabar pavojinga ataka. Darvydas Šernas kairiuoju kraštu verčiasi baudos aikštelės smūgis ir kamuolys atsitrenkęs į virpstą, palieka aikštę. Darvydas Šernas, žaidėjas, kuris šį sezoną dar rungtynių nuo pat jų pradžios Vėtros pagrindinėje sudėtyje nėra pradėjęs. Taip, jis labai dažnai pradėdavo rungtynės dublerių čempionate, tačiau už pagrindinę komandą, bent jau vadovaujant ankstesniam treneriui Aleksandrui Tarkanovui, Šernas neįtiko. Donatui Vencevičiui bent jau kol kas įtinka. Na ir kalbant apie Vėtros futbolininkų pasirodymą, kol kas be abejo nesinorėtų užbėgti įvykiams už akių, tačiau per pirmasis ne visai dar 10 minučių, kurios prabėgo šiose rungtynėse, sakykime taip, Donato Vencevičiaus debiutas Vilniaus Vėtros ekipoje Lietuvos futbolo A lygos čempionate kol kas yra vykęs. Komanda rungtyniauja užtikrintai ir ilgesnį laiką kontroliuoja kamuolį. Vieną pavojingą epizodą šiose rungtynėse jūs ką tik matėte savo ekranuose, o šiose rungtynėse besibaigianti 8-oji susitikimo minutė. Na štai dabar aikštės šeimininkai ką tik buvo perėmę kamuolį, tačiau ir toliau aikštės viduryje vyksta įnirtingos rungtynės. Ten kamuolį ir toliau išlaiko Vilniaus Vėtros futbolininkai. Na, po šio sezono išsaugojo komandos branduolį ir tai lieka tik spėlioti, kodėl komandai nepavyksta pakartoti savo praėjusio sezono pasiekimų. Na, tiesa, čempionatas dar tik įsibėgėjo ir be abejo dar nėra niekas prarasta. Kita vertus, futbolo specialistai teigia, kad atėjusi komanda naujam treneriui, na bent jau dažniausiai tai būna, žaidėjai paprastai išgyvena pakilimą, į komandą atnešamas naujovės ir tai gali teigiamai paveikti ekipą iš Vilniaus ir tikriausiai šiandien mes matysime šioje centrinėje A lygos dvikovoje
rimtą kovą ir FBK Kauno klubui nebus lengva iškovoti 3 taškus bei dar labiau padidinti savo atotrūkį nuo artimiausio persekiotojo Vilniaus klubo. Andrius Bartkus su kamuoliu, perdavimas į priekį Rafaeliui Ledezmai, žaidėjui, kuris sezono pradžioje buvo tiesiog net pažįstamas. Tie, kas prisimena praėjusią sezoną, tai Rafaelis Ledezma buvo vienas iš A lygos atradimų. Šį sezoną jis atsigauna tik dabar. O čia kitas Brazilas Limas Severino smūgis, jo nelabai stiprus smūgis ir nelabai taiklus. Skrieja kamuolys už galinės linijos, Mindaugas Malinauskas kontroliavo situaciją ir net nebejoju, jog jis šį smūgį būtų atrėmęs ir atrėmęs be didesnių pastangų. Andrėjus Mrovecas, gynėjas iš Lenkijos, atstovaujantis FBK Kaunui pirmą sezoną, o dabar su kamuoliu jau Darius Sanajevas, žaidėjas, na turbūt apie kurį galima pasakyti tiesiog Kauno legenda. Labai seniai jis pradėjo žaisti už FBK Kauno ekipą, po to net keletą sezonų buvo priverstas praleisti dėl traumos. Dabar jis yra aikštėje ir atstovauja savo klubui. Kauno ataka, perdavimas Mariui Činikui į dešinį kraštą, šis veržiasi baudos aikštelę ir nei smūgis, nei perdavimas. Baigėsi viskas tuo, jog kamuolys atitenka Stanislavui Kozirevui, kuris smūgiu nuo vartų pradės savo ekipos ataką. Na ir be šių rungtynių, kurias jūs matote savo ekranuose, šiandien taip pat Šiauliuose. Vietos Šiauliai susitinka su Marijampolės Sūduvos ekipa, Panevėžyje ekranas rungtyniauja prieš Šilutės ekipą, Visagino Interas rungtyniauja su Vilniaus Žalgiriu, bei Vilnius namie priima Klaipėdos Atlantą. Na, išties įdomus savaitgalis ir žiūrėsime, kaip pasibaigus šioms kovoms pasikeis komandų padėtis turnyro lentelėje. Na, o jeigu prisiminsime praėjusio turo rungtynes, tai tuo metu Kaunas Klaipėdoje turėjo nemažai vargo, prieš Vietos Atlantą buvo iškovota sunki pergalė rezultatu 2-1, na, o Vilniaus Vėtrai nepasisekė praėjusiame ture Vilniaus derbėje tarp Žalgirio ir Vėtros. Šios rungtynės baigėsi minimalia žalgiriečių pergalė 1-0. Tačiau prisiminkime taip pat ir keletos dienų senumo istoriją, kuomet Kaunas Lietuvos futbolo taurės turnyro rungtynėse net 9-1 sutriuškino Baltijos futbolo taurės turnyro rungtynėse ketvirtfinalio mače net 9-1 sutriuškino Vilniaus Žalgirį ir štai tikriausiai turėtų jausti pakilimą rungtyniaudami šiandien namuose. Kita vertus, Lietuvos A lygos čempionate įvyko pertrauka ir štai po pertraukos vos tik antrasis turas ir galbūt dar komandos vėlgi nėra suradę vėl to savojo žaidimo. Nors kol kas rungtynės vyksta gana įdomiai, prasidėjo jau 12 susitikimo minutė ir vienas pavojingiausių epizodų šiose rungtynėse įvyko 8 minutę, kuomet Vėtros futbolininkų smūgiuotas kamuolys praskriejo šalia vartų. O dabar su kamuoliu būtent Vėtra ir kamuoliu prarado kol kas pavojingiausios atakos autorius Darvydas Šernas. Nusikelkime šiek tiek į kitus stadionus, kur pusvalandžiu anksčiau prasidėjo šio turo rungtynės, na galbūt po šio epizodo. Rafaelis Ledezma dabar dešiniuoju kraštu, prieš jį Marijanas Budimiras. Ledezma pergudrauja savo oponentą, Ričardas Beniušis, perdavimas į kairį kraštą, tęsiasi pavojinga situacija, Kšanavičius, prieš jį krenta Pedro Botelio, jis sužaidžia nelabai sėkmingai ir dabar apie šį epizodą galima sakyti, kad tai turbūt yra pats pavojingiausias šeimininkų išpuolis. Na dabar turbūt galime persikelti kitus stadionus. Sužaidus maždaug 40 minučių Panevėžyje, ekranas net 4-0 triuškina Šilutę, o Šiauliuose šeimininkai Šiauliai 0-1 pralaimi Marijampolės Sūduvai. Interas Žalgiris 0-0, o FC Vilnius ir Atlantas rungtynės, kurios prasidėjo prieš 12 minučių, maždaug kaip ir čia Kaune, ten įvarčių taip pat neįmušta. Su kamuoliu Vėtros futbolininkai įsivaro į varžovo aikštės pusę, Mindaugas Panka ir grįžta į gynybą Darius Sanajevas. Ilgametis Kauno kapitonas neleidžia varžovams smūgiuoti. Tiesa, Sanajevas kapitonu buvo iki šio sezono, iki tol, kol jis nebuvo patyręs traumą. Šiuo metu kauniečių kapitonas yra Ričardas Beniušis. Na, o kalbant apie Mindaugą Panką, kuris ką tik turėjo neblogą galimybę pasižymėti šiose rungtynėse, taigi reikia paminėti, kad šis 23 metų saugas, buvęs Lietuvos jaunimo rinktinės narys ir 2007 metais pradžioje atėjo į Vėtros ekipą iš FC Vilnius klubo, o dabar pirmoji pauzė šiose rungtynėse ir kol Vėtros futbolininkai susitvarkys savo sportinę avalynę. Na, šiek tiek
traumuotas buvo Andrius Bartkus, dėl to Vėtros futbolininkai smūgiavo tiesiog kamuolį už šoninės linijos. Na ir netrukus galės dabar svečiai iš Vilniaus tęs šias rungtynes ir prabėgo šiose rungtynėse jau 13 minučių ir Vėtros futbolininkai dabar grąžina kamuolį iš šoninės linijos. Kova dėl kamuolio laimi Kauno futbolininkai ir jau Ledesma. Jo perdavimas savo komandos draugui ir štai Vilniečiai vėl perima kamuolį. Komandos vartininkas šiose rungtynėse Stanislavas Kozerevas kol kas rimtesnio darbo neturėjo, priešingai nei Mindaugas Malinauskas. Tuomet, kai smūgiotas kamuolys praskriejo visiškai šalia vartų, vargu ar jei smūgis būtų taiklesnis, kauniečių vartininkas būtų išgelbėjęs savo komandą nuo pirmojo įvarčio. Kol kas įvarčių mes šiose rungtynėse nematėme. Na, jeigu Ričardas Beniušis yra pelnęs vienas, jau 14 įvarčių, tai štai Vilniaus Vėtros ekipai įvarčių medžioklė sekasi gana sunkiai šį sezoną. Na štai dabar yra pavojingas epizodas ir koks protingas smūgis ir kamuolys vartuose. Egidijus Juška, žaidėjas, kuris atrodo buvo atitrauktas į saugų liniją, pasižymi pirmą kartą šiose rungtynėse. Sužaista maždaug 15 minučių šiame mače 1-0. Arba tiksliau būtų sakant 0-1, kol kas FBK Kaunas pralaimi Vilniaus Vėtrai. Na, kalbant apie Egidijų Jušką, tai turbūt yra pats tituluočiausias futbolininkas apskritai aikštėje. Jis yra tapęs 2 kartus Lietuvos čempionu, yra 2 kartus tapęs Kazakstano čempionu, kartą Estijos čempionu, na ir žaisdamas Azerbaidžiane tapo taurės laimėtojų. Ir šiandien būtent jis pelno patį pirmąjį įvartį šios dienos rungtynėse, išvesdamas Vėtrą į priekį. Jei prisimintumėm pirmojo rato mačą tarp šių dviejų komandų Vilniuje, tada rezultatu 1-0 laimėjo Kauno futbolininkai ir pirmąjį ir vienintelį įvartį tąkart mušė Ričardas Beniušis. Būtent jis dabar su kamuoliu, jo perdavimas Ledesmai, Ledesma griaunamas ir nenori su tuo sutikti Marijanas Budimiras, tačiau šioms rungtynėms vadovaujantis Edmundas Gaigalas nepakeis savo sprendimą. Aišku, nėra ko keisti, tas sprendimas buvo teisingas. Pavojinga situacija. Be jokios abejonės, kiekviena tokia situacija, kuomet prie kamuolio stoja Rafaelis Ledesma, gali kuo blogiausiai baigtis FBK Kauno varžovams, Vilniaus Vėtros futbolininkams. Na ir pasižiūrėsime, kaip dabar aikštės šeimininkai po štai šio šalto dušo bandys atsitiesti ir pirmasis baudos smūgis šiose rungtynėse, jis yra skirtas į Vilniaus Vėtros vartus. Na ir štai tokia kombinacija, Ledesma smūgiuoja į vartus, kamuolys praskrieja šalia virpsto ir dabar svečiai vėl grąžins kamuolį žaidimą. Stanislavas Kozerevas, kaip minėjome prieš keletą akimirkų, kol kas dar neturėjo darbo rimto šiose rungtynėse. Na ir dar, Aurimai, kalbant apie pirmą įvartį, na negalime sakyti, kad jis krito netikėtai. Brendo įvartis, galime taip sakyti, viena proga buvo neišnaudota, Mindaugas Panka buvo atsidūręs vienas prieš vartininką, tačiau jam smūgiuoti į vartus sukliudė Kauno klubo gynėjai. Na ir štai po to Egidijus Juška, na sakykime taip, kuomet futbolininkas jau 4-oje dešimtyje, galbūt kai kojos nebedirba taip kaip galva, ko gero Egidijus Juška išnaudojo savo šį privalumą ir permetė kamuolį per Mindaugą Malinauską bei pelnė pirmąjį šių rungtynių įvartį. Taigi kol kas FBK Kaunas Vilniaus Vėtra 0-1. Sužaista šiose rungtynėse jau 16 minučių. Na ir turbūt verta prisiminti Donato Vencevičiaus išsakytas mintis prieš šį mačą, kad komandai nesisekti negali visada. Na ir dar kalbant apie Vilniaus Vėtros ir FBK Kaunas klubų susitikimų istoriją, galima būtų paminėti, kad kuomet Vilniaus ekipa 2003 metais pradėjo rungtyniauti A lygos pirmenybėse, su kauniečiais jie buvo susitikę 17 kartų ir Kauno klubas šventė pergalę net 12 kartų. 3 rungtynės baigėsi lygiosiomis ir vos 2 kartus pergalę iškovojo klubas iš Vilniaus. Na ir verta pažymėti, jog 3 paskutiniai mačai baigėsi vos vieno įvarčio persvarą. Vieną kartą laimėjo Vėtra, 2 kartus Kauno futbolininkai. Šiandien iš tikrųjų Vėtra netrodo taip beviltiškai kaip pirmajame mače. Aš kalbu apie šių komandų tarpusavio susitikimą. Tada kauniečiai visa galva buvo geresni saugų grandyje, tada nieko negalėjo padaryti nei Mindaugas Panka, nei tada žaidęs Gediminas Butrimavičius. Butrimavičiaus šiandien nėra. Jo vietą užima Bobis Božinovskis ir kol kas negalima sakyti, jog šis žaidėjas padarė kažką blogo. Tiesa, neįsiminė ir jo geri epizodai šios dienos rungtynėse.
tačiau bent jau žaidimo jis negadina. Darius Anajevas su kamuoliu, perdavimas į dešinį kraštą Andrėjui Mrovecui ir Marius Činikas nestabdo kamuolio, o su jo Usačiovas banka kairiuoju kraštu vėl Usačiovas, prašo kamuolio Stankevičio, gauna Šernas ir Šerno perdavimas Limai Severinui. Na, bereikalo dabar Severino netgi nepatenkintas komandos draugų, net jei jis ir būtų gavęs kamuolį, būtų užfiksuota be jokios abejonės nuošalė. Rafaelis Ledesma, perdavimas Kšanavičiui, šis kairėje veržiasi į baudos aikštelę, prieš jį Pedro Botelio, na ir nepersistengdamas Botelio dabar sužaidžia kur kas sėkmingiau nei Audrius Kšanavičius. Na ir 20-metis vartininkas Vilniaus Vėtros ekipoje, Stanislavas Kozirevas, atvykęs iš Rusijos, dar kartelį smūgių nuo vartų, siunčia kamuolį žaidimą ir štai čia aikštės viduryje dabar jau aikštės šeimininkai jį grąžina Mindaugui Malinauskui, pastarasis negali žaisti rankomis, tačiau čia rimto pavojaus aikštės šeimininkų vartams nekyla ir kauniečiai pradeda dar vieną savo ataką. Šiuose rungtynėse prabėgo jau daugiau nei 18 minučių, taigi rezultatas ir toliau išlieka nepakitęs 1-0. Jį matote savo ekranuose, o dabar nuo Činiko kamuolys palieka aikštę ir vilniečiai grąžina kamuolį į aikštę. Na ir dar, aurimai, prisimenant prieš rungtynės išsakytas trenerių mintis, ko gero, kad jei Donatas Vencevičius be abejo nusiteikia šiose rungtynėse kovoti dėl pergalės, taip pat galima būtų prisiminti ir Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio asistento Vitalijaus Stankevičiaus mintis, kad kuomet komandoje pasikeičia strategai, tuomet išgyvena futbolininkai pakilimą ir galbūt, na bent jau lyginant su pirmosiamis šių komandų rungtynėmis, tikrai matome, kad Vilniaus klubas atrodo pakiliai. Dabar aikštės šeimininkai vėl grąžins kamuolį iš šoninės linijos. Na ir šiek tiek naujienų iš kitų stadionų. Atrodo, jog FC Vilniaus futbolininkai antrą vietą užimantis šiame čempionate, nusileidžiantis tik FBK Kaunui, muša pirmąjį įvartį Klaipėdos Atlanto vartus. O Marijampolės Sūduva žaisdama Šiauliuose muša antrąjį įvartį šeimininkų vartus ir dabar pirmauja 2-0. Dar kart priminsiu, jog ekranas 4-0 triuškina Šilutę, o Interas Žalgiris 0-0. Dabar persikelkime vėl į Kauną. Darvydas Šernas su kamuoliu kairėje, netoli baudos aikštelės. Kaip lengvai suklaidina Andrijaną Mrovecą, perdavimas į baudos aikštelę. Iš tikrųjų buvo vykęs ir geras perdavimas, tačiau ką veikia Šerno draugai, kurių nebuvo baudos aikštelėje, klausimas atviras jiems. Na, Darvydas Šernas, 22 metų Lietuvos jaunimo rinktinės futbolininkas, jis sužaidė Lietuvos jaunimo rinktinėje 17 rungtynių ir vieną kartą nuginklavo varžovo vartininką ir su Vilniaus Vėtros klubu turi pasirašęs sutartį iki 2009 metų, na, o pernai šis futbolininkas buvo išvykęs į peržiūrą Rygos Konto klube, tačiau ten kontrakto pasirašyti nesugebėjo. O dabar jau Ričardas Beniušis prie Vilniaus Vėtros klubo vartų ir nuo Vilniečių kamuolys palieka aikštę, pirmasis kampinis iš dešinio atakos krašto aikštės šeimininkai. Rafaelis Ledesma paprastai atlieka šias standartinės situacijas. Na ir kai prisilietė prie kamuolio Ričardas Beniušis, dar kart prisiminiau pirmąjį mačą, tada Beniušis Tuomet, aurimai, įvartis krito labai greitai. Na ir per visas tas rungtynes Beniušis, na galbūt po šio epizodo, Kšanavičius, pavojingas smūgis, įspūdinga situacija prie svečių vartų, Stanislavas Kozirevas galbūt ir kontroliavo situaciją, tačiau jei kamuolys būtų skriejęs į vartų plotą, na sunku pasakyti, ar vartininkas būtų sugebėjęs ištraukti tokį pavojingą ir, sakykime, klastingą Audriaus Kšanavičiaus smūgį. Na, dar kartą prisiminsiu tą pirmąjį mačą, kai žaidė Vėtra ir Kaunas, tada per visą mačą Ričardas Beniušis prie kamuolio prisilietė galbūt 10 kartų. Iš tų 10 kartų jis sukūrė 3 labai pavojingas situacijas ir tą kartą jis pelnė vienintelį ir pergalingą įvartį. Dabar sužaidus beveik 22 minutės pirmajame kėlinyje 1-0 pirmauja taip pat svečiai, tik šį kartą svečiai yra Vilniaus Vėtros futbolininkai. Su kamuoliu Kaunas, perdavimas Andriui Bartkui, na ir kaip dabar kamuolį stabdė Bartkus, turbūt nei vienas futbolo mokyklos treneris taip stabdyti kamuolio nemokina. Dar kart Bartkaus perdavimas dabar jau Mariui Činikui, pernai žaidusiam Kėdainių Nevėžyje, jau prašo kamuolio Mrovecas, įgauna perdavimas į baudos aikštelę, pavojinga situacija. Rafaelis Ledesma žaidžia gražiai, žaidžia efektingai, tačiau žaidžia visiškai neefektyviai. Na ir dar Kauno klubo ataka tęsiasi ir toliau kauniečiai kontroliuoja kamuolį. Štai iki šio epizodo labai trumpai su juo pabuvo ekipa iš Vilniaus ir Ričardas Beniušis. Dabar jo perdavimas komandos draugui. Marius Činikas
jo perdavimas į baudos aikštelę, ten Richardas Beniušis kamuolio nepasiekė ir, na štai, Vilniaus Vėtros klubo vartų šturmas tęsiasi ir galbūt po štai šio tolimo smūgio šiek tiek aprims aistros prie vilniečių vartų. Kol kas Kauno futbolininkai po to, kai praleido pirmąjį įvartį, rimtesnių pavojų prie savo vartų nebesusikūrė ir Mindaugas Malinauskas net už baudos aikštelės ribų dabar stebi savo komandos draugų pasirodymą, kuomet jie šturmuoja svečių iš Vilniaus klubo vartus. Kol kas jau daugiau nei pusė pirmojo kėlinio prabėgo ir toliau rezultatas nesikeičia. 1-0 pirmauja Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai po Egidijaus Juškos pelnyto įvarčio. Na, man dabar FBK Kauno komanda primena tas ekipas, kurios yra tiesiog priverstos vytis varžovus. Lyg tai jau būtų besibaigiančios rungtynės. Tačiau dar įpusėjo tik pirmasis kėlinys, pavojingas perdavimas ir vėl Vėtros futbolininkam pavyksta apsiginti. Tačiau kol kas bent jau kėlinio vidurį kur kas geriau žaidžia kauniečiai. Marius Činikas prieš jį Mindaugas Pankai sužaidžia labai sėkmingai, perimtas kamuolys ir Činikas prasižengia. Labai dažnai tai būna, kai kvailoje pozicijoje prarastas kamuolys priverčia prasižengti ne vieną futbolininką. Neišimtis buvo ir 20-metis Marius Činikas. Na ir jeigu mes prieš 15 minučių minėjome, kad Baltijos futbolo lygos čempionate ketvirtfinalyje kauniečiai net 9-1 sutrypė Vilniaus Žalgirį, tai Vilniaus Vėtros klubas 0-0 namuose sužaidė su Ventspils klubu ir atsakomosios rungtynės vyks Liepos mėnesio pradžioje. Kaip bebūtų džiugu, kad visos keturios ekipos tęsia kovą dėl Baltijos futbolo lygos nugalėtojo taurės ir, na, be abejo, jeigu kauniečiai jau yra viena koja pusfinalė, tai Vėtrai Latvijoje dar teks pakovoti. Dabar kaip tik vilniečiai su kamuoliu ir štai. Dabar jau matysime pirmąjį baudos smūgį į Mindaugo Malinausko ginamus vartus ir šiose rungtynėse prabėgo 24 minutės. Vilniečiams yra dar vienas šansas patikrinti Mindaugo Malinausko budrumą. Jei aikštėje būtų Dejanas Miloševskis, net nekiltų abejonių, kas stos prie kamuolio. Šiuo metu jo nėra, tad prie kamuolio dar vienas jo tautietis Bobis Božinovskis ir Vitalis Stankevičius. Antras pagal rezultatyvumą Vėtros futbolininkas šį sezoną, 3 įvarčiai jo sąskaitoje. Ką pasirinks Vėtra, Stankevičiaus smūgis ir 2-0 priekyje Vėtra. Štai taip, koks klastingas smūgis į apatinį kairįjį Mindaugo Malinausko vartų kamputį. Įspūdinga situacija iš tikrųjų. Nebuvo labai stiprus smūgis, tačiau koks tikslus. Na, įvadinama šešiukė dabar įmušė Vitalis Stankevičius. Pelno 4 įvartį šiame čempionate ir, sakykime, bręsta sensacija. Na ir dar kartelį, gerbiami futbolo aistruoliai ir 5 kanalo televizijos žiūrovai, dar kartelį šis smūgis. Panašu, kad Mindaugas Malinauskas nematė smūgio pradžios. Na ir ką, Žilvinai, galima apie tai pasakyti. Gyvatvorė buvo pastatyta neteisingai. Na ir kuomet vartininkas nemato to smūgio momento pradžios, tuomet jam reaguoti į žaibiškų greičių artėjantį kamuolį yra labai sudėtinga. Būtent taip ir įvyko šiame epizode. Mindaugas Malinauskas nesugebėjo išgelbėti savo komandos nuo juvelyrinio Vitalijaus Stankevičiaus smūgio, kuriam yra 24 metai ir šiam futbolininkui ne per seniausiai buvo lūžęs kojos pirštas, tačiau atrodo, kad Vitalijus Stankevičius jau yra atgavęs neblogą sportinę formą, pasitikėjimą savimi taip pat. Praėjusį sezoną šis futbolininkas dar rungtyniavo Kėdainių Nevėžio ekipą ir štai dabar papildęs Vilniaus Vėtros ekipą, pelno jau 4 įvartį šiai ekipai, o šiose rungtynėse tai antrasis įvartis į Kauno klubo vartus. Na, Aurimai, šiose pirmenybėse FBK Kaunas rezultatu 0-2 dar nebuvo atsilikęs nei viename mače. Na ir prisiminkime, jog FBK Kaunas dar nei viename mače nėra patyręs pralaimėjimo. Šios komandos kol kas statistikoje 9 pergalės ir 5 lygiosios, dabar pavojingesnė jų situacija, sėkmingai vėl gynyboje žaidžia Vėtra. Na, kokios psichologinės būklės dabar yra kauniečiai pasakyti sunku, tačiau, kad geros būklės yra Vėtra, matome iš dar vieno pavojingos epizodo, dar kartą Stankevičius prie kamuolio smūgis ir vėl Mindaugas Malinauskas buvo išėjęs iš vartų ir jei vėl Stankevičius būtų pasiuntęs kamuolį vartus, vėl būtų galima sakyti, Malinauskas žaidžia
šias rungtynes, bet bent jau kol kas nelabai sėkmingai. Na, bent jau dėl pirmo įvarčio galbūt ir būtų galima išvilgti Kauno klubo vartininko klaidą. Antrasis įvartis dėl Gyvatvorės taip pat nesėkmingiausiai sužaidė Lietuvos rinktinės vartininkas. Na, kita vertus, jeigu po pirmo įvarčio kauniečiai lyg ir buvo atsitiesę ir buvo kurį laiką užgulę Vilniaus klubo vartus, tai štai, pasižymėję antrąjį kartą, Vėtros futbolininkai nemažina apsukų ir dabar dar vienas baudos smūgis, na tiesa, ne į vartus, o tik tai vartų link ir prie kamuolio dabar Bobby Božinovski, dar vienas legionierius, kuris po praėjusią sezoną liko Vilniaus klube ir netrukus rungtynių arbitras leis smūgiuoti Vilniaus klubo futbolininkams į Mindaugo Malinausko ginamus vartus, o kol kas šiose rungtynėse jau netrukus bus sužaista 30 minučių, kol kas 2-0. Vilniaus Vėtros ekipa pirmauja prieš A lygos čempionato lyderį ir praėjusio čempionato nugalėtoją Kauno klubą. Na ir prieš tai, Žilvinai, tame epizode, kai buvo nugriautas Bobis Božinovskis, buvo parodyta pirma geltona kortelė šios dienos rungtynėse. Nerijus Radžius, futbolininkas daug metų praleidęs užsienyje, pernai grįžęs į FBK Kauno ekipą, minėjo, jog Lietuvoje teisėjai neleidžia taip grumtis kaip užsienyje, jam dažnai už tai buvo rodomas geltonos kortelės, tačiau bent jau šiame sezone atrodo jis priprato prie tokio teisėjavimo ir tų kortelių jis surenka kur kas mažiau nei praėjusį sezoną. Vėl su kamuoliu FBK Kaunas, na, būtų labai įdomu pamatyti kamuolio valdymo kontrolės laiką. Net nebejoju, jog FBK Kaunas pagal tą statistiką pirmautų milžiniškai. Tačiau svarbiausia statistika yra įmušti įvarčiai ir kol kas Kaunas jų neįmušė nei vieno. Maža to, jie, sakykime, net nesukūrė 100% progos. Buvo smūgis tolimas Kšanavičiaus, buvo pavojingas Rafaelio Ledesmos, bandymas sužaisti Richardas Beniušis praėjusiame ture. Per Žalgirio sutriuškinimą įmušęs 4 įvarčius, šiame epizode pasižymėti jam nepavyko. Vis dar 2-0 Vėtra priekyje. Na, Aurimai, jeigu tu kalbėjai, kad pirmajame mače Richardas Beniušis vos keletą kartų prisilietęs prie kamuolio, pelnė įvartį, dabar dar vienas smūgis ir dar kartelį Mindaugas Malinauskas gelbėja savo komandą. Na ir Vėtros futbolininkai lyg iš niekur susikūrė pavojingą progą ir štai šį kartą smūgio autorius buvo Limas Severino ir šis legionierius kol kas dar šiose rungtynėse nepasižymėjo ir nebuvo itin pastebimas. Na ir štai dabar jo pavojingesnis smūgis ir Mindaugas Malinauskas rungtyniauja užtikrintai prie savųjų vartų. Taigi, kalbant apie Kauno klubo futbolininkus, na, Marius Šinikas yra pastebimas, Rafaelis Ledesma taip pat bando organizuoti savo komandos atakas, tačiau Richardą Beniušį kamuolys kol kas pasiekia gan retai ir Vilniaus Vėtros futbolininkai štai kaip ir šiame epizode užtikrintai rungtyniauja prie savųjų vartų ir Stanislavas Kozeriovas taip ir nepademonstravo to, ką gali geriausiai, tiesiog tam nebuvo progų. Na, o pirmasis kėlinys po truputėlį artėja pabaigos link, dar kiek daugiau nei 10 minučių, vis dar 2-0. Svečiai iš Vilniaus pirmauja prieš aikštės šeimininkus Kauno futbolininkus. Na ir matau dabar Kauno trenerį Angelą Červenkovą. Iš tikrųjų, treneris nėra patenkintas, kaip žaidžia jo komanda. Dažnai jiems bando, savo auklėtiniams bando nurodinėti, kaip iš tikrųjų reiktų žaisti. Tačiau, pažiūrėjus į švieslentį, jo auklėtiniai tų jo pastabų kol kas nepildo. FBK Kaunas Vilniaus Vėtra 0-2 ir svarbiausia statistika: 15 minutė Egidijus Juška 0-1, 26 minutė Vitalijus Stankevičius 0-2. Ir Vėtra pirmauja 2 įvarčiais ir bent jau kol kas yra labai panašu į tai, jog FBK Kaunas gali patirti pirmąjį pralaimėjimą šiame sezone. Na, be abejo, iki to pralaimėjimo mes dar turėsime išlaukti visą antrą kėlinį ir pirmojo daugiau nei 10 minučių, o kol kas kauniečiai atrodo, kad vėl imasi ryžtingų veiksmų ir panašiai kaip po pirmojo įvarčio prieš keliolika minučių bando užgulti Vilniaus Vėtros klubo vartus ir štai dabar sumaištis baudos aikštelėje, Rafaelis Ledesma išsaugo kamuolį ir bandys skersuoti jį dabar į Vėtros klubo futbolininkų vartus, tačiau čia du Vilniečiai susitvarko su Brazilu ir kamuolys perimtas, tačiau neilgam ir Marius Šinikas buvo pirmasis prie kamuolio, tačiau jie aplenkė Vilniaus klubo gynėjai ir galės grąžinti kamuolį kauniečiai iš šonės linijos, o iki pirmojo kėlinio pabaigos lieka maždaug 12 minučių ir dar viena Kauno klubo ataka. Andrėjus Mravecas meta toli kamuolį baudos aikštelę, ten Beniušis nesugeba pirmas priimti kamuolio, nors tokį šansą jis turėjo. Ir vėl kyla gaisrai prie Vėtros vartų. Iš tikrųjų, jeigu vertintumėm rezultatą, turbūt sakyti, kad jis yra teisingas, negalėtumėme. Taip, pagal
pagal pavojingas progas galbūt, tačiau reikia pasikartoti, jog pagal tą žaidimą, kurį demonstruoja kol kas abi komandos, galbūt rezultatas galėtų būti 1-0, galbūt lygiosios, tačiau švieslentėje dega du skirtingi skaičiai 0-2. Dabar ant žaliosios vejos Vitalis Stankevičius, rungtynių arbitras, pražangos neižvelgia. Nepatenkintas Vėtros atsarginių suolelis dėl to, jog nebuvo skirta pražanga. Na, sunku pasakyti, ar iš tikrųjų buvo pražanga. Rungtynių arbitras buvo labai arti ir šį epizodą, paliekame spręsti jums patiems. Na ir dabar nedidelis pasitarimas. Kauno klubo futbolininkai tarėsi, ką reikėtų daryti ir kaip bandyti gyvinti žaidimą bei mušti įvarčius. O kol kas štai, kad ir paskutiniosios Kauno klubo atakos metu savo aikštės pusėje matėme vos vienintelį Mindaugą Bagužį. Visi kiti futbolininkai jau buvo varžovo aikštės pusėje ir Rafaelis Ledesma, Ričardas Beniušis, taip pat ir Marius Činikas. Visi futbolininkai buvo baudos aikštelėje. Visi jie gali mušti, jie gali pelnyti pirmąjį įvartį Kauno klubui, tačiau kol kas to padaryti nepavyksta. O dabar džentelmeniškas Vilniaus klubo elgesys po to, kai kauniečiai smūgiavo kamuolių šonės linijos. Dabar Vilniečiai atsilygina tuo pačiu ir Kauno klubas nuo savo vartų gali pradėti dar vieną ataką iki pirmo kėlinio pabaigos. Lieka 10 minučių ir dabar aikštės šeimininkai rezga naują savo antpuolį. Galbūt iki pertraukos jiems pavyks bent kartą nuginkluoti Stanislavą Kozirevą. Na, į aikštę grįžta Vitalijus Stankevičius, atrodo, nėra problemų su jo kojomis. Aišku, Vėtros atsarginių suolelis pabijojo, jog nepasikartotų tą traumą, kuri kankino futbolininką prieš keletą mėnesių. Dabar su kamuoliu Vėtra, vėl Stankevičius prieš Bagužį ir Sanajevo perdavimas Mindaugui Malinauskui. Sėkmingai sužaidžia kauniečiai ir jie dešiniojų kraštų pradeda savo naują ataką. Vitalijus Stankevičius, antrojo įvarčio autorius, žaidėjas, kuriam kilo grėsmė gauti traumą, po 6 dienų švęs savo 25-ąjį gimtadienį ir aišku, tas įvartis yra viena geriausių dovanų, kokių tik gali savo įteikti futbolininkas. Aišku, dar didesnė dovana būtų klubo pergalė prieš čempionato lyderį. Dar jei testume mintį apie Stankevičių, galbūt po šio epizodo. Na ir dabar Vėtros klubas dar kartelį kontratakoja, perdavimas į baudos aikštelę ir reikia laukti smūgį į Malinausko vartus ir sumaištis smūgis į vartus ir paskutiniuoju metu tik tai Kauno klubo futbolininkai gelbsti situaciją ir Audrius Kšanavičius dabar pirmasis atsidūrė tarp kamulio ir savo komandos vartininko, o smūgio autorius buvo Egidijus Juška. Kągi, dar vienas kampinis ir dar kartelį šis epizodas jūsų ekranuose. Juška smūgiuoja į vartus ir Audrius Kšanavičius padėjo Mindaugo Malinauskui dabar išvengti didesnių nemalonumų. Na štai, jeigu Aurimai minėjai, kad ilgą laiką kauniečiai kontroliuoja kamuolį, taip, lyg ir perimdami iniciatyvą, tačiau Vėtros futbolininkai to naudojasi ir po to rengia itin pavojingas kontratakas. Vieną iš jų mes ką tik matėme savo ekranuose. Dabar kampinis iš dešinio atakos krašto ir kova antrajame aukšte. Ją laimi kauniečiai, tačiau neilgam Vilniaus klubo futbolininkai ir toliau su kamuoliu. Perdavimas netikslus, Egidijus Juška kėlęs kampinį iš dešinio atakos krašto, dabar kamuolio nepasiekė ir kauniečiams lieka pirmajame kėlinyje jau mažiau nei 10 minučių pelnyti bent vieną įvartį šiose rungtynėse. Na, iki pertraukos be abejo. Kaip žaidžia šiandien Vilniaus Vėtra, tokią vaizdinę medžiagą. Norint treneriams pamokyti savo žaidėjus, kaip reikia kontratakuoti, yra be jokios abejonės pati geriausia medžiaga. Dabar su kamuoliu jau Kauno žaidėjai, Andrius Bartkus prieš Bobį Božinovskį ir nuo Božinovskio kamuolys palieka aikštę. Pats Bartkus grąžina į aikštę Beniušiui, Beniušio perdavimas atgal Mančkavai ir Audrius Kšanavičius atsidūrė nuošalėje. Be jokios abejonės, galbūt ir nepatenkintas bus Kšanavičius šio rungtynių arbitro asistento Vlado Grigaravičiaus veiksmu, tačiau bent jau iš tos pozicijos, kur sėdime mes, labai aiškiai matėsi, jog Audrius Kšanavičius buvo atsidūręs nuošalėje. Dar vienas šansas Vilniaus Vėtrai pradėti naują ataką ir tą ataką pradeda Pedro Botelio, žaidėjas, kuris šiandien žaidžia pakankamai gerai. Aleksandro Tarchanovo vadovaujamoje ekipoje jis dažniausiai žaisdavo netgi krašte, žaisdavo saugo pozicijoje, šiandien jis yra atitrauktas į gynybą. Su kamuoliu FBK Kauno žaidėjai, Mroveco perdavimas Rafaeliui Ledesmai, ten pirmesnis Marijanas Budimiras, jo perdavimas atgal Stanislavui Kosičevui, na ir Kozirevui, atsiprašau, ir šis
kad nesusikurtų savo problemų, tiesiog išsmūgiuoja kamuolį už šoninės linijos. Ir Mrovicas dabar grąžins kamuolį į žaidimą. Kauniečiai bando pirmajame kėlinyje pelnyti bent vieną įvartį. Ir dabar Ričardas Beniušis, dar vienas jo prisilietimas, dar vienas jo galingas smūgis, tačiau čia užtikrintai žaidžia Andrius Kerlo. Dabar pastojęs kamuolį kelią link Stanislavo Kozirevo vartų ir suteikdamas dar vieną šansą Rafaeliui Ledesmai kelt kampinį iš dešinio atakos krašto. Jis pirmajame kėlinyje tą daro antrąjį kartą. Vieną kartą kauniečiai kėlė kampinį iš kairio atakos krašto, na, o Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai 2 kartus kėlė kampinį pirmajame kėlinyje, taigi dar viena standartinė situacija ir dar kartelį Rafaelis Ledesma turės pakartoti tą pačią procedūrą. Laikas nepaliaujamai tirpsta iki pirmo kėlinio pabaigos. Jau tik 7 minutės, galbūt minutė kita, nes Vitalijus Stankevičius kurį laiką gulėjo ant žaliosios vėjas. Pavojingas epizodas prie Vilniaus Vėtros klubo futbolininkų vartų ir kauniečiai. Jų ataka nesibaigia. Na, Beniušis kamuolio galva nepasiekė, tačiau kol kas kauniečiai saugo kamuolį. Dar vienas aukštas perdavimas ir čia jau Stanislavas Kozirevas kontroliuoja situaciją, gaudo kamuolį ir gali kiek apraminti įsivyravusias aistras prie savųjų vartų. Stanislavas Kozirevas vartininkas, kuris galbūt nebūtų pagrindiniu, jei būtų sveikas Vaidas Žutautas. Būtent po jo traumos Kozirevas atvyko į Vilniaus Vėtros ekipą, šiek tiek buvo problemų dėl vizos ir jis Lietuvoje pasirodė maždaug prieš mėnesį. Per tą laiką sužaidė 5 rungtynes Vėtros sudėtyje, na ir bent jau kažkokiu tai labai įspūdingu žaidimu jo aš nemačiau pasižymėjusiu. Šiandien kol kas jis klaidų nedaro, kaip ir nedaro dauguma jo komandos draugų, na, o pagal kampinių skaičių FBK Kaunas pirmauja turbūt triuškinamai. 5-2. Na ir dabar Marius Šinikas dar kartelį įrodo, kad pirmajame kėlinyje jis buvo gan pastebimas, dešiniojo atakos kraštų dažnai prasiverždamas link galinės linijos ir po to sukurdamas pavojingas situacijas. Dabar Rafaelis Ledesma dar kartelį kelia kampinį iš dešiniojo atakos krašto. Kauniečiai kontroliuoja kamuolį, kova baudos aikštelėje ir čia jau pražanga. Neleistinai rungtyniauja kauniečiai prieš aikštės šeimininkus ir 6 numeris Marijanas Budimiras atsidūręs ant žaliosios vėjos baudos aikštelėje po Adriano Mrovieco po Nerijaus Radžiaus neleistinos kovos antrajame aukšte dėl kamulio ir dar viena galimybė laimėti šiek tiek laiko Vėtros klubui. Lieka vos 5 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Vis tie patys skaičiai dega švieslentėje Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Kol kas Vilniaus Vėtra pirmauja. Sakykime taip, netikėtai prieš aikštės šeimininkus Kauno futbolininkus rezultatu 2-0. Egidijus Juška ir Vitalijus Stankevičius buvo tie futbolininkai, kurie sugebėjo nuginkluoti Mindaugą Malinauską. Beje, Vitalijus Stankevičius yra futbolininkas, kuris futbolininko karjerą pradėjo būtent Kaune, būtent Kauno klube ir tai yra vienintelis žaidėjas, kuris šiandien žaidžia prieš buvusią savo komandą. Kairiuoju kraštu Darvydas Šernas veržėsi į vidurį, prieš jį Andrėjus Mrovicas, vis dar Šernas, Panka, na, kerta per kojas Nerijus Radžius Mindaugai Pankai ir Nerijus Radžius, pasakyčiau, yra drąsus. Šis futbolininkas jau turi geltoną kortelę, prieš tai epizode jis netgi bandė diskutuoti su rungtynių arbitru, o dabar pražanga, kurią galėtumėme įvardinti kaip pakankamai šiurkščia. Na, nestato didelės gyvatvorės Mindaugas Malinauskas dabar. Vieną kartą už neteisingai pastatytą gyvatvorę jis jau buvo nubaustas. Bobis Božinovskis vienintelis prie kamulio. Na, atrodo, iš 2 futbolininkų visgi gyvatvorė bus pastatyta. Na, tačiau smūgį į vartus mes tikriausiai neišvysime. Taip, tai yra perdavimas ir štai čia. Na, neapdairiai labai žaidė dabar Kauno klubo gynėjai ir net 2 Vėtros futbolininkai buvo atsidūrę 1-1 prie Mindaugo Malinausko, tačiau čia jau palankiai susiklostė aplinkybės, leido išvengti aikštės šeimininkams dar rimtesnių nemalonumų. Iki didžiosios pertraukas kol kas 2-0 pirmauja Vėtra ir, na, sakykime taip, buvo proga pelnyti ir trečią įvartį šiame kėlinyje. Na, buvo ir daugiau progų. Na, viena tai tikrai. Bagužis Malinauskui, Malinauskas kairė koja toli į priekį ir kamuolį priima Usačiovas. Futbolininkas, kuris labai ilgą laiką žaidė tik dublerių komandoje ir tik po to, kai treneriai nusprendė, jog jiems nebereikalingas yra Nerijus Sasnauskas, tada jis pradėjo žaisti
pagrindinėje sudėtyje. Na ir dar apie Usačiovą. 6 rungtynės Rusijos jaunimo rinktinės sudėtyje ir taip pat šis futbolininkas bandė savo jėgas Maskvos Lokomotyvo ekipoje, tačiau ten jam, na, sakykime taip, užsikabinti nepavyko ir tuomet Usačiovas atvyko į Lietuvą. Ir štai kita priežastis yra galbūt ta, kad Vilniaus Vėtra bendradarbiavo su Maskvos Lokomotyvu. Na ir bet kuriuo atveju, kol kas šis futbolininkas tęsia savo karjerą Lietuvoje ir kol kas jo komanda šiose rungtynėse rungtyniauja itin sėkmingai ir užtikrintai 2-0 pirmauja prieš Lietuvos A lygos čempionato lyderį FBK Kauną ir dabar Vilniečiai taip pat yra su kamuoliu. Iki pirmojo kėlinio pabaigos lieka jau tik tai kiek daugiau nei 2 minutės ir galbūt vienas iš paskutinių šansų pirmajame kėlinyje kauniečiams pelnyti atsakomą įvartį. Ledesma dabar atiduoda kamuolį Mariui Činikui, kuris dažniausiai būna dešiniajame atakos krašte ir jo mikrodvikova ir šį kartą Marius Činikas pralaimi ją, tačiau kauniečiai išsaugo kamuolį ir dabar jau su juo Nerijus Radžius. Radžiaus perdavimas į aikštės vidurį, ten Ričardas Beniušis, smūgis į vartus ir štai dabar Stanislavas Kozirevas pademonstruoja tai, ką gali geriausiai po Rafaelio Ledesmos klastingo smūgio į dešinįjį vartų kampą. Stanislavas Kozirevas traukia kamuolį, jį išsaugo Vėtros klubo futbolininkai ir eilinį kartą šiame kėlinyje kontratakuoja, prasiveržimas skiriuoja atakos kraštu ir smūgis į vartus ir dar vienas smūgis. Po pirmojo smūgio kamuolys atsitrenkia į virpstą, po antrojo jis skrieja virš vartų. Fantastiškas futbolas. Smūgio autorius Vitalijus Stankevičius turėjęs puikų šansą pasižymėti šiose rungtynėse antrą kartą ir tapti rezultatyviausių Vilniaus Vėtros klubo futbolininkų kol kas. Jis toks ir yra, jo sąskaitoje jau yra 4 įvarčiai. Tiek pat yra įmušęs ir Limas Severin. Jeigu būtų įmuštas 5, jis būtų vienvaldis rezultatyvumo lyderis. Na, bet kuriuo atveju Kaunui jau antrą kartą pirmajame kėlinyje šypsosi fortuna. Na, įspūdingas futbolas. Kol kas per pirmąjį kėlinį mes matėme daugiau atakų nei daugiau gynybos. Ir atviras futbolas. Rafaelis Ledesma, na dabar atrodo, proga keičia tiesiog progą. Marius Činikas po gražaus Ledesmos perdavimo ir dabar Činikas sužaidžia nesėkmingai. Darvydas Šernas, žaidėjas, kurio pasirodymas aikštėje, na, pavadinčiau tiesiog genialių sprendimų Donato Vencevičiaus veiksmuose, nes Darvydas Šernas, jei pastebėjote, dažniausiai per jį prasideda visos atakos ir perdavimai, po kurių kuriamos pavojingos progos, yra būtent po šio žaidėjos. Andrėjus Mrovecas dabar su kamuoliu, perdavimas Ledesmai, na ir Ledesmas stengiasi parodyti, ką geriausiai moka brazilai. Ne visada efektyvu yra tai, kas yra efektinga. Vos 15 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos ir jei teisingai nugirdau, rungtynių arbitras parodė asistentui, jog bus pridėta 1 minutė. Na, tos mano žodžius dabar parodo ir rezervinis rungtynių teisėjas. Liko 1 minutė. Štai taip, dabar 45 minutės sužaistos ir 1 pridėta minutė, po kurių abi komandos galės 15 minučių pailsėti. Aišku, daugiau apie ką kalbėti turės FBK Kauno stovykla. Angelas Štervenkovas turės įrodyti žaidėjams, jog dar ne viskas prarasta ir per 45 minutės galima viską ištaisyti. O dabar vienas iš Vilniaus Vėtros klubo futbolininkų ant žolės ir ten dabar guli Bobby Bažinovski ir manau, kad jis ten pagulės kiek ilgėliau. Na, serbiškas futbolas. Na, ar tai yra traumos simulacija? Galbūt ir rimtą sužeidimą gavo legionierius atvykęs į Vėtros klubą. Na, kaip bebūtų, po didžiosios pertraukos žiūrėsime, kaip keisis Donato Vencevičiaus vadovaujamos komandos žaidimas. Ar Vėtros ekipa stengsis išsaugoti pasiektą rezultatą, ar ir toliau mes matysime atvirą, dinamišką futbolą. Be abejo, nuo to būtų visiems tik geriau ir kur kas smagiau stebėti šias rungtynes. Ar mes matysime, kad Vilniaus Vėtros klubo ekipa renkasi itališką vadinamą griaunamąjį futbolą. Tačiau apie tai po 15 minučių, o kol kas reikia palaukti, kaip baigsis pirmoji rungtynių dalis. Dabar baudos smūgis link Vilniaus Vėtros klubo vartų ir prie kamulio yra Nerijus Radžius, jo tolimas smūgis ir čia Stanislavas Kozirevas pagauna kamulį. Netrukus turėtume išgirsti rungtynių arbitro švilpuką, kuris paskelbs pirmojo kėlinio pabaigą. Na, aišku, praėjo dabar jau beveik 1,5 minutės, nors buvo pridėta tik 1, tačiau rungtynių arbitras įvertina tą epizodą, kuriame Bobis Bažinovskis gan ilgai gulėjo ant žaliosios vejos. Na štai, žvelgia į laikrodį Edmundas Gaigalas ir jis fiksuoja pirmojo kėlinio pabaigą. Gražus pirmasis kėlinys, kuris kol kas sėkmingesnis Vilniaus Vėtrai. 14-ojo Lietuvos futbolo čempionato A lygos turo rungtynės. FBK Kaunas Vilniaus Vėtra 0-2, o mes susitiksime po didžiosios pertraukos.
Dar kartelį labas vakaras, gerbiami futbolo aistruoliai, 5 kanalo žiūrovai. Mes jums pristatome Lietuvos futbolo A lygos 14 turo centrinio mačo rungtynes tarp aikštės šeimininkų, Kauno klubo futbolininkų bei Vilniaus Vėtros. Kas nematė pirmųjų 45 gero, gryno, atviro žaidimo, tiems turiu pasakyti nedidelę staigmeną, nes kol kas 2-0 pirmauja Vilniaus Vėtros ekipa. Štai toks netikėtas rezultatas kol kas yra užfiksuotas po pirmųjų 45 žaidimo minučių. Apie antrąjį kėlinį jums taip pat kaip ir apie pirmąjį pasakos Žinių radijo bendradarbiai Aurimas Budraitis bei Žilvinas Aleksandravičius. Dar kartelį sveikas gyvas Aurimai. Sveikas Žilvinai, atrodo, jog FBK Kauno treneris Angelas Červenkovas tik prasidėjus antrajam kėliniui iškart imasi radikalių sprendimų ir aikštėje du priekinės linijos žaidėjai, saugas Gyvis Kvarackelija ir puolėjas Mindaugas Grigalevičius. Vėtros ekipoje visi tie patys 11 žaidėjų, kurie žaidė pirmajame kėlinyje, tie pradėjo ir antrąjį kėlinį. Na ir dabar Vilniaus Vėtros ekipos futbolininkai su kamoliu ir kairiajame atakos krašte klostosi jų ataka, perdavimas aikštės viduriui ir dar vienas pavojingas epizodas, smūgis į vartus. Mindaugas Malinauskas buvo palikęs vartus, tačiau kamuolys skrieja šalia vartų ir vis dėlto kerta galinę liniją. Na štai, antrasis kėlinys prasideda lygiai taip pat kaip ir pirmasis, vos pirmoji klubo iš sostinės ataka ir iš karto rimti nemalonumai gresia Mindaugui Malinauskui. Na, šį kartą prie kamulio buvo Darvydas Šernas. Šis futbolininkas ir pirmajame kėlinyje buvo pastebimas, tačiau jam Mindaugo Malinausko nuginkluoti nepavyko, o tą sugebėjo padaryti Darvydas Šerno komandos draugai Egidijus Juška bei Vitalijus Stankevičius. Būtent po jų pelnytų įvarčių rezultatas yra toks, kokį mes dabar matome šviesintėje 2-0. O čia jau atsakomasis Kauno klubo futbolininkų išpuolis ir ką tik aikštėje pasirodęs Gyvis Kvarackelija. Pirmą kartą šiose rungtynėse itin neužtikrintai žaidžia Stanislavas Kozdirevas. Jei pirmajame kėlinyje mes keletą kartų sakėme komplimentus šiam legionieriui iš Rusijos, tai štai dabar pirmasis epizodas ir neužtikrintas legionieriaus iš Rusijos žaidimas bei pirmasis kampinis prie jo ginamų vartų. Rafaelis Ledesma, kaip ir pirmajame kėlinyje prie kampinio gairelės, vėl Kvarackelija, smūgis ir 2-1, štai taip. Spėkit kas. Na, tik aikštėje pasirodęs Mindaugas Grigalevičius mažina skirtumą iki 1-2 ir tai reiškia, kad mes turėsime matyti tokį pat įdomų antrąjį kėlinį, koks buvo ir pirmasis. Pirmajame kėlinyje įvarčio reikėjo laukti kur kas ilgiau, o štai prieš tai epizode sublizgėjo Gyvis Kvarackelija, žaidėjas, kuris sužaidė tik 2 minutės antrajame kėlinyje, dar po kelių sekundžių įvartį muša Mindaugas Grigalevičius. Na ir jis muša įvartį po to paties Gyvio Kvarackelijos perdavimo. 1-2 dabar FBK Kaunas pralaimi ir be jokios abejonės dabar jau psichologinė būsena bus jų pusėje. Ledesmos perdavimas tam pačiam Grigalevičiui. Na, Beniušis prie baudos aikštelės prieigų ir Beniušiui skirta pražanga. Na, be abejo, iš to, ką mes matome antrajame kėlinyje, abejoti netenka. Kauno klubo futbolininkų vyriausiasis treneris Angelas Červenkovas matyt rimtai pašnekėjo su savo auklėtiniais ir štai to rimto pašnekėsio vaisius mes jau ir matėme. Ką tik buvo pelnytas atsakomasis įvartis, rezultatas 2-1, vis dar Vilniaus Vėtros ekipos naudai ir kol dabar su kamuoliu Mindaugas Malinauskas dar kartelį šių šiandien rungtyniaujančių komandų sudėtis. Taigi, Vilniaus Vėtras, Stanislavas Kozdirevas, vartininkas, gynėjų grandis, Pedro Batelio, 99 numeris, 55 rungtyniauja bene tituluočiausias Vėtros futbolininkas Andrius Kerlas, 6 numeris Marijanas Budimiras, 22 Andrėjus Usačiovas, saugai, 8 numeris Bobis Božinovskis, 17 Mindaugas Panka, 10 numeris Darvydas Šernas, bei 3 puolėjai, 77 Egidijus Juška. Na, šis futbolininkas dažniau būna ir aikštės viduryje, taigi saugo puolėjo grandinė žaidžiantis Egidijus Juška, taip pat Vitalijus Stankevičius, numeris 11, bei 70 numeris Limas Severino, komandos vyriausiasis treneris, debiutuojantis šiandien Lietuvos futbolo A lygos čempionate prie Vilniaus Vėtros klubo vyriausiojo trenerio vairo Donatas Vencevičius. Ir dar vienas Kauno išpuolis, Kvarackelija, Ledesma, perdavimas vėl Grigalevičiui ir fantastiška proga išlyginti rezultatą. Na, aiškinti, ar pasiteisino Červenkovas
pašnekovo keitimai turbūt nereikia. Puikiai matome tiek Gyvi Kvaratskelyje, tiek Mindaugą Grigalevičių bent jau per tas 5 antrojo kėlinio minutės. Bent jau man asmeniškai tai yra patys geriausi FBK Kauno žaidėjai. O su kamuoliu Vilniaus Vėtra. Egidijaus Juškos perdavimas Limai Severinai ir nuo Sanajevo kojų kamuolys palieka aikštę. Na, dar Sanajevas padiskutuoja su rungtynių arbitro asistentu apie šį epizodą. Severino su kamuoliu. Perdavimas Tautiečiui. Pedro. Vėl Severino prarastas kamuolys ir vėl gražiai sužaidžia Vitalijus Stankevičius. Panka. Stankevičius turėjęs dar vieną fantastišką progą, esant rezultatui 2-0. Na, jei būtų trečią įvartį dar įmušęs Vitalijus Stankevičius, galbūt tokio įdomaus futbolo antrajame kėlinyje mes ir nematytumėme. Šernas, kamuolio prašo Usačiovas, jį gauna Severino nuošalė. Taip, nuošalė yra Usačiovas. Andrėjus Usačiovas atsiduria nuošalėje ir priekaištai komandos draugams, kad jie tiek delsė ir taip vėlai atidavė kamuolį jiems. Beniušius. Pražangos nėra dabar prieš Budimirą. Kamuolys jau aikštės viduryje. Na ir kaip paprastai būna, viskas vyksta per Rafaelį Ledezmą. Prieš jį Božinovskis. Kaip gražiai žaidžia Ledezmą. Prasiveržimas, pražangos nėra. Aišku, nepatenkintas dabar Kauno treneris Červenkovas, o Vėtra jau kūrė dar vieną ataką aikštės viduryje. Božinovskis prašo kamuolio ir kaip nesėkmingai jo negauna dabar Vitalijus Stankevičius. Vėl atviras, greitas futbolas. Kiek komandų žaidėjai turės jėgų, pasakyti sunku, dabar nuošalės nėra, net nėra kada išvardinti FBK Kauno komandos sudėties. Šernas prie baudos aikštelės prieigų. Smūgis ir ten jau Darius Sanajevas. Juška su kamuoliu prieš Kšanavičių. Juška perdavimas Severino ir prarastas, net neprarastas kamuolys. Severino suklaidina 2 varžovus, perdavimas į kairį krašto, smūgis ir dabar jau galime dabar paploti Mindaugui Malinauskui. Jei pirmajame kėlinyje mes dažniau peikėme šį vartininką, tai šiame epizode jis padarė viską, kad trečią kartą nekristų kamuolys į jo ginamus vartus. Dar kartą šis epizodas. Pirštų galais dabar kamuolį lietė Malinauskas ir to užteko, jog kamuolys vietoj vartų pasirinktų skriejimo kryptį už galinės linijos. Na, Edmundas Gaigalas, šių rungtynių arbitras, jau perspėja Egidijų Jušką, jog šis nežaistų taip su laiku ir šiek tiek greičiau pradėtų šias rungtynės. Na, o dabar šiek tiek paskuba tas pats Egidijus Juška, nes rungtynių arbitras prašė palaukti švilpuko. Juška to nepadarė. Na ir dar tiems futbolo aistruoliams, kurie nematė pirmojo kėlinio, galime paminėti, kad mažiausiai 2 realias progas dar be tų, kurias išnaudojo, turėjo Vilniaus Vėtros ekipos futbolininkai, tačiau tuomet šipsojasi Fortuna kauniečiams ir 2 įvarčius įmušę Vilniečiai pirmajame kėlinyje daugiau nieko nepasiekė. O štai antrajame vos tik jam prasidėjus, aikštės šeimininkai iš karto pelnė atsakomį įvartį ir mūsų spėjimai apie tai, kad Vėtros klubas bandys tik išsaugoti esamą rezultatą, kol kas nepasitvirtino ir nuo to yra tik geriau, nes atviras ir dinamiškas futbolas ir toliau mums yra rodomas. Dariaus ir Girėno stadione oro sąlygos futbolui yra tiesiog idealios ir dabar įsivažiuojant antrajam rungtynių kėliniui FBK Kaunas klubo futbolininkų sudėtis. Vartininkas Mindaugas Malinauskas, antrasis numeris Nerijus Radžius, trečiuoju numeriu pirmajame kėlinyje žaidusi Adriana Mroveca, gynėja keičia puolėjas ir jau įvartį mušęs Mindaugas Grigalevičius. 5. numeris Darius Sanavejevas, 6. Nukris Mančkava, komandos kapitonas Ričardas Beniušius, Rafaelis Ledezma, Audrius Kšanavičius, Mindaugas Bagužis, vietoj Andriaus Bartkaus aikštėje pasirodęs Gyvis Kvaratskelyje ir Marius Činikas. O dabar nesėkmingas Pedro perdavimas komandos draugams ir dar komanda treniruoja FBK Kauno vyriausiasis treneris Angelas Červenkovas. Na ir dabar aikštės šeimininkai ir toliau bando lyginti žaidimą šiuose rungtynėse. Na, turiu omenyje rezultatą. Kol kas antrajame kėlinyje vieną pavojingą progą turėjo kauniečiai, vieną pavojingą išpuolį surengė ir Vėtros klubo futbolininkai. Dabar atako organizatorius Rafaelis Ledezma. Kairiajame atakos krašte prieš jį iš karto 2 Vėtros futbolininkai ir kiekybinis pranašumas dabar leidžia Vilniečiams išsmūgiuoti kamuolį už šonės linijos, tačiau aikštės šeimininkai ir toliau tęsia savo ataką ir kamuolį dabar prie baudos linijos turėjo kauniečiai. Nesėkmingai
sėkmingai bandė atiduoti į dešinę ir čia pat jį praranda, tačiau ir vėl su kamuoliu Kauno klubo futbolininkai. Beniušis pagaliau gauna kamuolį ir grąžina į komandos draugams. Tęsiasi kauniečio ataka ir štai tik tai dabar ji nutrūksta. Na, o ten atakos smaigalė Mindaugas Grigalevičius vėl buvo netoli to, kad galėtų smūgiuoti į Stanislavo Kozirevo ginamus vartus, o dabar jau aikštės viduryje yra griaunamas Pedro ir kamuolys būtent nuo šio futbolininko palieka aikštę. Su kamuoliu Rafaelis Ledezma ir prieš jį prasižengia Vėtros ir Lietuvos rinktinės kapitonas. Na, Lietuvos rinktinės tik žaidėjas, o Vėtros kapitonas Andrius Kerla. Na, atrodo, prasideda jau ir pradeda rodyti nepasitenkinimą rungtynių arbitro veiksmais tiek vienos, tiek kitos komandos atstovai. Na, vieną geltoną kortelę mes matėme. Na, ir tik vieną, ir pirmajame kėlinyje jie buvo nubaustas Nerijus Radžius. Kauno ataka, perdavimas į baudos aikštelę, pavojingas perdavimas, tačiau ten Stanislavas Kozirevas ir vėl sužaidžia taip, kaip reiktų žaisti. Darvydas Šernas jau prašo kamuolio komandos draugai, tačiau atrodo nieko iš to išpešti nepavyko. Jau su kamuoliu Mindaugas Malinauskas visai kitoje aikštės pusėje. Jo perdavimas Mariui Činikui neparuoštas, nesėkmingas, visiškai bereikalingas perdavimas, kuris suteikia progą kontratakuoti Vėtros futbolininkams. Nuošalės nėra ir Darius Anajevas dabar kaip sėkmingai užsiema savo poziciją. Jokių šansų neturėjo dabar jo oponentas ir varžovas iš Vėtros komandos Limas Severino ir kamuolys tiesiog palieka aikštę. Mindaugas Malinauskas ragina komandos draugus, jog reikia dar šiek tiek daugiau pastangų, reikia dar daugiau noro ir viskas yra įmanoma. Iki rungtynių pabaigos dar 35 minutės, todėl rezultatas 2-1 aišku nieko nereiškia. Vėl Darvydas Šernas, na, žaidėjas, kurį pasikartosiu, tačiau vienas geriausių žaidėjų Vėtros gretose. Iš to, ką mes matėme per pirmąjį kėlinį, kaip jis kūrė atakas, o dabar geltona kortelė ir jie baudžiamas Limas Severino. Ar Mindaugas Panka? Mindaugas Panka baudžiamas už tai, jog nuspyrė kamuolį po švilpuko. To daryti, na, kaip jau skelbia futbolo taisyklės, tikrai negali. Na ir rungtynių arbitras dabar jau ko gero vis griežčiau ir griežčiau reaguos į štai tas Vilniaus Vėtros klubo futbolininkų žaidimą su laiku akimirkas ir gali užsidirbti ne vienas futbolininkas geltoną kortelę, o štai dabar dar vienas keitimas ir netrukus aikštės šeimininkų gretose mes pamatysime legionierių iš Baltarusijos Alchą Strachonovičių. Pasižiūrėsime, kągi pakeis šis futbolininkas. Na, Angelo Červenkovo sprendimas yra toks ir aikštę dabar palieka 16 numeris Audrius Kšanavičius. Šis futbolininkas, na, sakykime taip, buvo pastebimas, atliko nemažai nematomo juodo darbo ir vieną turėjo labai pavojingą epizodą, jei pametinate pirmajame kėlinyje, maždaug iš 20 metrų jos smūgiuotas kamuolys šiek tiek praskriejo virš vartų. Na ir štai dabar Alechas Strachonovičius, dažnai šis futbolininkas pradėdavo rungtynes startinėje sudėtyje, šiandien Angelas Červenkovas nusprendė kitaip, tačiau Baltarusis turi dar bemaž visą antrąjį kėlinį įrodyti, kad jis yra vertas rungtyniauti šiose rungtynėse. O dabar dažnai matomas vaizdas šiose rungtynėse, eilinė Vėtros kontrataka, perdavimas link vartų, Mindaugas Malinauskas dabar aplenkia link kamuolio skubėjusi Limą Severino ir šiek tiek per stiprus perdavimas. Ir labai netikslus. Ir labai netikslus perdavimas, adresuotas Severino ir Mindaugui Malinauskui šis kamuolys tapo lengvų grobių, kol kas rezultatas išlieka nepakitęs nuo antrojo kėlinio pradžios. 3 įvarčius yra kartu sudėjus pelnė abi komandos, tiesa Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai įmušė 2, o aikštės šeimininkai atsakė 1. Dar kartelį rungtynių chronologija, tačiau po to gal kai baigsis ši Vėtros ataka, dabar Pedro atiduoda kamuolį savo komandos draugui ir čia netikslus perdavimas, kauniečiai dar kartelį perskaito Vėtros klubo veiksmus puolime, taigi 15 minutė Egidijus Juška 1-0, 26 minutė Vitalijus Stankevičius 2-0 ir antrajame kėlinyje 47 minutė Mindaugas Grigalevičius 1-2. Štai toks yra rezultatas šiuo metu, o dabar dar kartelį neleistinai žaidžia aikštės šeimininkai prieš Vilniaus Vėtros klubo futbolininkus ir šį kartą geltonos kortelės mes neišvysime. Dar kartelį šis epizodas jūsų ekranuose ir pirmasis prie kamuolio buvo suskubęs Andrijus Usačiovas ir po to neleistinai prieš jį žaidė Kauno futbolininkai, taigi dabar baudos smūgis nuo savųjų vartų Vėtros klubo futbolininkai. Grąžina kamuolį savo komandos vartininkui. Na ir jau matome FBK Kauno spaudimą, iš tikrųjų labai smagu žiūrėti, kai komanda, kuri tik
prasidėjus antrajam kėliniui nori išspręsti visas problemas, nefiksuoja pražangos dabar rungtynių arbitras ir atrodo rimtos emocijos dabar. Štai ką mes matėme. Pirmajame kėlinyje labai ramus futbolas, labai gražus futbolas. Antrajame to nei iš tolo nematome. Šių rungtynių kaina didžiulė. Dabar pažiūrėsime, kokių sprendimų bus priverstas imtis rungtynių arbitras Edmundas Gaigalas. Na, būtų įdomu pamatyti, dėl ko viskas prasidėjo. Ant žaliosios vejos guli Darvydas Šernas. Jo komandos draugai lyg ir norėtų parodyti, jog specialiai šiam žaidėjui per kojas sudavė, įspyrė šiam žaidėjui FBK Kauno žaidėjui. Ar tai matė rungtynių arbitras? Na, galbūt Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai supyko po to, pažiūrėkime dar. Dar kartelį štai šis epizodas. Vėtros klubo futbolininkai kontroliuoja kamuolį ir čia mes matėme baigiamąją šio epizodo fazę, nes kiek ankstėliau Rafaelis Ledesma taip pat buvo atsidūręs prie Stanislavo Kozirevo ginamų vartų baudos aikštelės linijos, tačiau lyg ir prašydamas pražangos iš rungtynių arbitro jos negavo ir štai po to, kuomet Vėtros klubo futbolininkas atsidūrė ant žolės ir Vilniečiai smūgiavo kamuolį šonės linijos, tuomet ir prasidėjo nesklandumai šiose rungtynėse, tačiau atrodo, kad rungtynių arbitras su savo padėjėjais šį epizodą išsprendė labai sėkmingai ir netgi panašu buvo išvengta nuobaudų šiame epizode ir dabar aikštės šeimininkai grąžina kamuolį į žaidimą ir dar kartelį mes matome šį epizodą nuo pradžių. Na, Rafaelis Ledesma atsidūrė ant žaliosios vejos, o po to jau Vilniečiai sąmoningai smūgiuoja kamuolį į užribį. Na, aišku, kas atsitiko tame epizode su Darvydu Šernu, jis nebuvo toje situacijoje, kur skriejo kamuolys. Vėtros žaidėjai atrodo arba tai pamatė, arba pamatė tai, ką jie matyti norėjo. Atrodo, jog baigėsi šis epizodas, vėl grįžkime žiūrėti tai, ką visi ir norėtų matyti, o svarbiausia čia yra futbolas, svarbiausia yra įmušti įvarčiai, gražus epizodai ir tikrai ne tos aistros, kurios vyravo prieš keletą minučių. Tačiau vienas epizodas bent jau iš Rafaelio Ledesmos buvo labai gražus, jis atsiprašė Darvydo Šerno, galbūt už netyčinį veiksmą. Na, o dabar išvysime panašu, jog trečią geltoną kortelę šios dienos rungtynėse. Taip, Nukris Mančkava baudžiamas geltoną kortelę ir dabar, kaip ir rezultatu, taip ir pagal geltonas korteles kol kas 2-1 pirmauja Vilniaus Vėtra. Na, pirmauja sąlyginai pagal korteles, nes 2 kartus yra nubausti FBK Kauno žaidėjai, Nerijus Radžius ir dabar Nukris Mančkava ir Vėtros gretose nubaustas buvo Mindaugas Panka. Na ir kol kas antrajame kėlinyje vis labiau rabliau jam įsibėgėjant, jau 17 antrojo kėlinio minutė, kol kas rungtynių sparta šiek tiek yra nukritusi. Na ir rungtynių sparta nukrito, galbūt ėmė reikštis ir pirmasios nuovargio fazės ir futbolininkai vis dažniau ir dažniau žaidžia ne į kamuolį, o į kojas. Neaišku, nori jie to ar ne, tačiau yra taip, kaip yra ir dabar su kamuoliu jau Kauno klubo futbolininkai kairiajame atakos krašte. Po keitimo pasirodė Salechas Trafanovičius, ilgai kontroliavo kamuolį, grąžina jį atgal ir ten Darius Sanajevas, jo perdavimas į dešinę savo komandos draugui, kauniečiai išsaugo kamuolį ir štai po ilgesnės pertraukos šiek tiek ilgiau trunkanti aikštės šeimininko ataka ir toliau su kamuoliu kauniečiai, na, bemaž jau 10 perdavimų atliko FBK Kauno futbolininkai ir toliau su kamuoliu Alechas Trafanovičius, jo perdavimas į baudos aikštelę ir ten sėkmingai žaidžia Vėtros klubas, tiesa neilgam ir toliau su juo kauniečiai. Dar vienas smūgis į vartus ir šį kartą smūgiavo jau Gyvis Kvaratskhelia, tačiau ir dar kartelį sėkmingai žaidžia Vėtros klubo gynybą. Dar kartą Stanislavui Kozirevui neteko prisiliesti prie kamuolio. Štai sujudimas Dariaus ir Girėno stadione. Aikštės šeimininkų palaikomo komanda bando šturmuoti Vilniečių vartus ir žiūrėsime, kogi baigsis šis turmas. Kol kas šiame epizode jis baigėsi nieko. Stanislavas Kozirevas po ilgesnės pertraukos kontroliuoja kamuolį, šiek tiek ramina situaciją prie savųjų vartų, tačiau neilgam nesu kamuoliu vėl kauniečiai. Kvaratskhelia, perdavimas į dešinį kraštą, ten vienintelis Marius Činikas, prieš jį Usačiovas. Na, kas laimės šią mikrodvikovą? Pavyksta perduoti kamuolį
Činikui, tačiau jo perdavimas adresato nepasiekė. Na ir Vėtros žaidime nekartą matytas veiksmas, po nesėkmingos varžovo atakos bandoma surengti kontrataką, kuri nebuvo sėkminga. Dabar Bagužio perdavimas ne ten, kur turėjo būti. Grigalevičius, na, iš neįtikėtinos situacijos atbėgo šis žaidėjas ir sugeba išsaugoti kamuolį aikštėje. Prisimenu aš dar Mindaugą Grigalevičių iš tų laikų, kai žaidė Vilniaus Geležinio Vilko komandoje. Niekada nepasižymėjęs niekada nepasižymėjęs tuo, jog turi, na, galbūt po šios situacijos. Darvydas Šernas prieš Bagužį. Šernas įsiveržė į baudos aikštelės smūgis ir Darvydas Šernas atrodo, jog šiame epizode vėl galėjo padovanoti savo komandai trečią įvartį ir dar šiek tiek nuraminti varžovus, kad jie šiek tiek nutoltų nuo to šturmo, kurie rengė beveik visą antrąjį kėlinį. Negalime nuvertinti ir Vėtros, ši komanda antrajame kėlinyje taip pat žaidžia labai neblogai ir pagal sukurtas progas turbūt negalime sakyti, jog Vėtra nusileidžia FBK Kaunui. Na ir dabar atrodo Mindaugas Malinauskas buvo užsiėmęs gerą padėtį ir jis būtų išgelbėjęs savo komandai, kamuolys būtų skriejęs į vartų plotą, tačiau kamuolys praskriejo šalia kairiojo virpsto ir taip mes kol kas antrajame kėlinyje neišvydome trečio įvarčio į kauniečių vartus. O dabar svečiai iš Vilniaus vėl grąžina kamuolį į žaidimą ir tą padarė Pedro. Dabar su kamuoliu jau Kauno klubo gynėjai, visi praktiškai futbolininkai netrukus turėtų atsidurti Vėtros klubo aikštės pusėje ir štai tolimas perdavimas ieškant Richardo Beniušio, tačiau jis kiek netikslus ir rezultatyviausias A lygos čempionato žaidėjas, pelnęs jau 14 įvarčių, kol kas šiose rungtynėse nėra itin pastebimas. Na be abejo, visi Vėtros futbolininkai puikiai žino Richardo Beniušio galimybės ir, kaip Aurimai pats minėjai ne kartą, vos keletą prisilietimų jam kartais pakanka pelnyti įvartį rungtynėse, kad ir prisiminus paskutinį mačą prieš Vilniaus Žalgirį, kuomet tik tai antroje rungtynių pusėje pasirodęs Richardas Beniušis net 4 kartus nuginklavo vilniečių vartininką. Na, o dabar gražiai sužaidžia Egidijus Juška, jis sugeba perimti pirmame epizode kamuolį iš Nukrio Mančkavos, o po to atrodo tiesiog smūgiavo į Richardo Beniušio kojas šis futbolininkas ir kamuolys už šoninės linijos. Na, dabar šiek tiek persikelkime į kitus stadionus ir Panevėžyje ekranas triuškina. Toliau triuškina Šilutė, ten rezultatas jau 6-1. Žalgiris įmušė 2 įvarčius į Intero vartus. Šiauliai 1-2 pralaimi Sūduvai, o FC Vilnius 1-0 pirmauja prieš Atlantą. Dabar Šernas bandė pergudrauti Marių Činiką. Tas jo bandymas nebuvo sėkmingas ir kauniečiai pradės savo naują ataką. Mindaugas Bagužis atrodo, jog turėtų daryti šiek tiek viską greičiau pagal visą futbolo supratimą, pagal tai, jog jo komanda priversta vytis varžovus. Jis niekur neskubėdamas įvedė kamuolį žaidimą. Dabar jau kamuolys visiškai kitoje aikštės pusėje. Alekas Strakanovičius ir prieš jį sėkmingai žaidžia, tiksliau jis pats nesėkmingai žaidžia ir labai trumpai turėjo kamuolį Vėtros futbolininkai, vėl jį praranda, vėl perdavimas Strakanovičiui. Na ir dabar per paskutinę minutę turbūt abi komandas kartu klaidų padarė tiek, kiek per 22 minutės, kurios jau sužaistos antrajame kėlinyje. Na, nepastebimai greit bėga laikas, beveik įpusėjo antrasis kėlinys ir kol kas rezultatu 2-1. Pirmauja svečiai iš Vilniaus Vėtros futbolininkai. Na ir netrukus Donatas Vincevičius išleis į aikštę dar vieną futbolininką ir atrodo tai bus Robertas Veževičius. Šis futbolininkas netrukus pasirodys aikštėje ir žiūrėsime, kuriogi komandos draugo vietą jis užims aikštėje, o kol kas Mindaugas Malinauskas vėl kontroliuoja kamuolį. Antrojo kėlinio vidurys jau pasiektas ir rezultatas toliau išlieka nepakitęs nuo to, kai 47 minutę kauniečiams pavyko pelnyti atsakomąjį įvartį ir po keitimo pasirodęs Mindaugas Grigalevičius bemaž pirmąjį kartą prisilietęs prie kamuolio iš karto nuginklavo Stanislavą Kozirevą. Ir dabar kauniečiai ir toliau kontroliuoja kamuolį, visi išskyrus 2 futbolininkus yra Vėtros komandos aikštės pusėje ir panašu, kad jau dabar prasideda svečių iš Vilniaus komandos vartų šturmas. Dabar kauniečiai dešiniojo atakos kraštu, perdavimas link vartų, tačiau jis
yra nesėkmingas ir ten kova dėl kamulio sėkmingai žaidžia kairiajame atakos krašte Andrėjus Usačiovas, tačiau jam kamulio perimti nepavyksta. Štai dabar atrodo Usačiovas kontroliuoja kamulį ir jau Darvydas Šernas su juo bando Vėtra dar kartelį kontratakuoti. 3 prieš 3 dabar grumėsi futbolininkai ir ant žolės atsidūręs kauniečių klubo futbolininkas dabar buvo nugriautas neleistinai, o čia rungtynių arbitras dar bando paaiškinti Vėtros futbolininkams, už ką jis buvo užfiksavęs pražangą, o tuo tarpu pauzė žaidime ir mes matome dar vieną keitimą šios rungtynėse. Taigi netrukus aikštelėje pasirodys Robertas Veževičius. Jis keičia 77 numerį, tai yra Egidijus Juška. Tai yra futbolininkas, kuris šiandien pirmasis pelnė įvartį. Robertas Veževičius žaidėjas, kuris taip pat bent jau Aleksandro Tarkanovo vadovaujame ekipoje netaip dažnai pasirodydavo aikštėje, dabar jis keičia iš tikrųjų daug jėgų atidavusi. 32 metų Egidijų Juška su kamuoliu. FBK Kaunas, dar apie keitimus galime pažymėti tai, jog Vėtra kol kas pakeitė pirmąjį žaidėją, tuo tarpu kauniečiai padarė visus 3 keitimus ir tos sudėties ta komanda, kuri dabar yra aikštėje, bus priversta ir užbaigti šį mačą. Strakanovičius, jo perdavimas nesėkmingai ir Božinovskis toli smūgiuoja kamuolį į priekį. Bagužis laimi dvikovą prieš Severino. Kvarackelyje vėl Strakanovičius, visi 3 pastebimi žaidėjai, kurie po keitimo pasirodė FBK Kauno gretose, vėl Strakanovičius, Kvarackelyje perdavimas į baudos aikštelėje, iš tikrųjų ne pats protingiausias sprendimas, kurį dabar pasirinko gruzinas ir vėl iš naujo kauniečiai priversti pradėti dar vieną ataką. Mindaugas Bagužis, jo perdavimas Mariui Činikui. Prieš Činiką Usačiovas ir atrodo nuo Usačiovo kamuolys paliks aikštę. Dar vienas kampinis, tai yra statistinis rodiklis, pagal kurį Kaunas turi neginčiamą persvarą. Na, o Vėtros ekipoje 19 numerių, ką tik aikštelėje pasirodęs rungtyniausiantis Robertas Veževičius užima vietą dešiniajame atakos krašte, saugų grandyje ir šis futbolininkas yra 21 metų amžiaus, jis 7 kartus gynė Lietuvos jaunimo rinktinės garbę. O dabar kampinis nesėkmingai buvo keltas kamuolys iš dešinio atakos krašto ir smūgis nuo varto. Stanislavas Kozirevas, manau, neskubės atlikti šį veiksmą. Antrajame kėlinyje jau prabėgo 25, jau 26 antrojo kėlinio minutė arba 71 susitikimo minutė ir toliau Vilniaus Vėtros klubas pirmauja nuo to momento, kai 15 minutė jau aikštelėje dabar nebesantis Egidijus Juška pirmą kartą nuginklavo FBK Kauno vartininką Mindaugą Malinauską. Dabar būtent jo komandos draugai grąžina kamuolį žaidimą ir kauniečiams reikėtų paskubėti, jeigu jie nori šiose rungtynėse išplėšti bent tašką, o manau, kad dar tiek futbolininkai, tiek ir Angelas Červenkovas mano, kad nevėlu viską pradėti, jei norima iškovoti ir 3 taškus. Dar maždaug 20 minučių iki šio susitikimo pabaigos. Galime pagirti ir Vėtrą, kad komanda, kuri pirmauja, kol kas visiškai nežada atsitraukti gynybą ir radusi bent mažiausią progą stengiasi sukurti ją ir dar labiau padidinti rezultatą. Dabar su kamuoliu Ledesma, iš tokios situacijų jis muša labai daug įvarčių, koks pavojingas smūgis. Dar vienas. Eilinis šiose rungtynėse labai gražus epizodas, šį kartą prie Vėtros vartų, kuris naudos bent šioje situacijoje nedavė ir rezultatas nekinta. Kozirevas, štai žaidėjas, kuris niekur neskuba, o paskubėti šiek tiek gal ir reikėtų. Turbūt dar prisimenate rungtynes tarp Lietuvos ir Gruzijos nacionalinių komandų, kai Žydrūnas Karčemarskas taip pat labai ilgai keletą kartų užlaikė kamuolį ir neįvedė jo į žaidimą. Na ir kart po to buvo apdovanotas geltona kortele. Veževičius, jo perdavimas Šernui. Panka, aikštės vidurėje, kamuolį jau prašo Božinovskis, jo negauna, gauna Limo Severino, vis dar Severino su kamuoliu Šernas, ir vaikiškai prarastas kamuolys, reikia grįžti Vėtrai į gynybą, o Kaunui reikia kuo greičiau kontratakuoti. Kas Panka ar Strachanovičius? Atrodo, Strachanovičius greitesnis, Panka griauna, tačiau su kamuoliu yra kauniečiai, tik dėl to rungtynių arbitras nestabdo žaidimo. Rafaelis Ledesma prašė kamuolio, Ričardas Beniušis jo negavo, Mančkava ir nuo Pedro Botelio kamuolys palieka aikštę.
Na, o dabar kauniečiai ir toliau tęsia savo ataką. Mes jau norėjome komentuoti, kad netrukus Donatas Vencevičius galės atlikti dar vieną keitimą, tačiau kol kas rungtynių arbitrai neleidžia naujam futbolininkui pasirodyti aikštėje. Ten aikštės prieigose Evaldas Grigaitis jau pasiruošęs įeiti į aikštę, o štai dabar baigėsi pagaliau kauniečio ataka. Stanislavas Kozirevas sugriebė kamuolį ir netrukus pasiūs jį toli į aikštę nuo savųjų vartų. Kol kas Vilniaus Vėtra išsaugo pergalingą savo rezultatą 2-1. Tačiau, na, manau, kad dar vienas įvartis tikrai bręsta ir į vienus, ir į kitus vartus. Daugybė pavojingų epizodų prie vienos ir prie kitos komandos vartų. Štai kad ir paskutinioji Vėtros ataka. Na, turiu omenyje ne šį epizodą, tačiau prieš keletą akimirkų matyta, kuomet galbūt perlaikė kamuolį Vilniečiai. O štai dabar jau pavojingas išpuolis ir prie Kozirevo vartų. Tačiau šį kartą legionierius iš Rusijos buvo greitesnis už Kauno klubo futbolininkus. Ir štai dabar pagaliau galės atlikti keitimą Vilniaus Vėtros komanda. Ir netrukus aikštelėje pasirodys Evaldas Grigaitis. Dar vienas jaunas futbolininkas. Jis pakeis antrojo įvarčio autorių. Štai tokia yra Donato Vencevičiaus taktika. Ar tai reiškia, kad Vėtrai daugiau šiandien įvarčių nebereikia, arba tai reiškia, kad Vėtros ekipoje yra ne tik šie futbolininkai, kurie gali sėkmingai rungtyniauti mušdami įvarčius į varžovų komandos vartus. Neskubėdamas Vitalijus Stankevičius palieka aikštę. Taktika visiškai aiški. Atrodo šiek tiek traumą gavo. Galbūt ir trauma įtakoja jo tokį lėtą aikštės palikimą. Kas žino, Donatas Vencevičius dėkoja savo komandos auklėtiniui. Taigi, Evaldas Grigaitis 14 numeris vietoje Vitalijus Stankevičiaus, o prie aikštės ribų matome dar vieną Vėtros futbolininką, kuris dar turėtų spėti įeiti į aikštę šiose rungtynėse. Tai yra 9 numeris Maksutas Azizi. Šis 20-metis slovėnas rungtyniavo Liublianos Olimpijos ekipoje ir taip pat Rudar Valenie ekipoje bei Slovenijos jaunimo rinktinėje. Kol kas šio futbolininko mes aikštėje nematome, tačiau jis bet kurią akimirką gali ten pasirodyti. O iki antrojo kėlinio pabaigos lieka maždaug 15 minučių. Tai yra lygiai tiek, kad kauniečiai sugebėtų įmušti antrą įvartį arba Vėtra pasiektų trečiąjį. Drąsu sakyčiau, Donato Vencevičiaus sprendimas išleisti Evaldą Grigaitį, žaidėją, kuris beveik neturi praktikos žaisti už pagrindinę komandą, tačiau šios 15 minučių, manau, jam bus aukso vertės. Bent jau dėl praktikos ir viso kito, tai tikrai. Rafaelis Ledezma ir Nukris Mančkava, nesutarimai tarp šių dviejų Kauno futbolininkų iš tikrųjų abu šiame epizode sužaidė nesėkmingai. Mančkavos netikslus perdavimas, tačiau pavojingas žaidimas. Dar nesėkmingiau tada sužaidė Rafaelis Ledezma. O dabar jau Nerijus Radžius prasižengė prieš Limą Severino. Na ir šis brazilas, Limas Severino, žaidėjas, kuris paprastai leisdavo laiką tik varžovo aikštės pusėje, vis dažniau grįžta padėti komandos gynėjams ir tai yra visiškai suprantama. Jo komandai reikia išlaikyti esamą rezultatą, jo komanda pirmauja 2-1. Su kamuoliu Beniušius ir vos nepraranda kamuolį, net ir be to šiek tiek užlaikytas kamuolys ir nebėra vilčių surinkti greitos atakos. Koks gražus perdavimas Rafaelio Ledezmos komandos draugui Nukri Mančkavos. Mančkavos perdavimas į baudos aikštelę ir atrodo, jog pirmasis Mindaugas Panka vėl ramina žaidimą. Raminti jam reikia. Na, kaip kvailai prarado kamuolį dabar Limas Severino ir po to grubiai prasižengė Mindaugas Bagužis. Šiandien yra visko. Ir pavojingų epizodų, ir gražių momentų, ir pavojingų pražangų, ir įvarčių, ir kortelių. Na, iš tikrųjų, geresnio sekmadienio vakaro turbūt ir nesugalvosi, nei žiūrint, banaliai pasakysiu, futbolo karalių futbolą. Na, o Evaldas Grigaitis dabar yra šalia savo komandos draugo Limo Severino ir šis futbolininkas taip pat pabandys dar šiandien įrodyti, kad Donatas Vencevičius jo pasitikėjo nebereikalo. Kol kas jam dar prie kamuolio šiose rungtynėse prisiliesti nepavyko. Dabar jau Andrius Kerla nuskubėjęs link aikštės vidurio, smūgiuoja kamuoliu galvą link varžovų vartų ir jo komandos draugai ir toliau kontroliuoja kamuolį. Dabar Bobis Bažinovskis aikštės viduryje išmaudo iš karto 2 kauniečius ir po to krinta ant žolės. Jam dabar per kojas kirto Kauno klubo futbolininkai. Dar kartelį netrukus turėtume pamatyti šį epizodą ir rungtynių arbitras apsiriboja tik tai žodiniu įspėjimu. Štai Bobio Bažinovskio reidas ir 2 futbolininkai paguldyti, o po to pražanga vienam iš kauniečių. Tęsiasi Vėtros klubo ataka, perdavimas į priekį, ten kairiuoju kraštu Vėtros klubo futbolininkai, perdavimas ir ten jau smūgis galva ir smūgio autorius 19 numeris po keitimo pasirodęs Robertas Vėžiavičius. Kaip minėjau, jaunimo rinktinėje sužaidė 7 rungtynes ir šiame sezone atstovaujantis Vilniaus
Vilniaus Vėtros klubui. Lieka 12 minučių iki rungtynių pabaigos. Na, antrajame kėlinyje buvo įvykęs nedidelis incidentas, kuomet maždaug porą minučių rungtynių arbitrams teko tramdyti įsikarščiausius futbolininkus. Taigi, na, bent jau 3 minutės rungtynių arbitras turėtų pridėti. Na, buvo ir 3 keitimai, galimas ir 4. Tai 3 maždaug, bent jau pagal dabartinę situaciją atrodo, jog turėtų būti 3 minutės. Aišku, iki to laiko reikia sužaisti dar beveik 12, kurios yra iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir jei viskas baigsis taip, kaip yra dabar, na, teliks pasveikinti jauniausią A lygos trenerį Donatą Vencevičių. Įspūdingas debiutas oficialiuose varžybose. Na, reikia priminti, jog jis jau vadovavo komandai ir Baltijos lygos ketvirtfinalio mače. Reikia priminti, jog jis komandai vadovavo ir mače su Vilniaus Žalgiriu, tačiau tada jis dar nebuvo paskirtas treneriu, tiesiog reikėjo sudėlioti visus formalumus, dabar tie formalumai jau yra sutvarkyti. Evaldas Grigaitis ir prieš jį, sakykime, protingai prasižengė Nerijus Radžius, iš tikrųjų galėjo kilti nemažas pavojus prie kauniečių vartų, tačiau nugriautas Evaldas Grigaitis ir tuo labai nepatenkintas yra Angelas Červenkovas. Šiam treneriui, skirtingai nei Donatui Vencevičiui, gresia pirmasis pralaimėjimas A lygoje ir na, bet koks pralaimėjimas prieš bet kurią komandą, aišku, treneriui negali būti ir nebus, neišimtis bus ir Červenkovas negali būti malonus. Na ir žiūrėsime, ar tuo sugebės pasinaudoti artimiausi Kauno klubo persekiotojai. Visų pirma, turiu omenyje Vilniaus klubą, kuris šiandien kol kas rungtyniauja sėkmingai ir rezultatu 1-0 pirmauja prieš savo varžovus. Taip pat Panevėžyje vietos ekranas net 6-1 pirmauja prieš Šilutę. Na ir ekranas taip pat, kol kas esantis 4 vietoje, yra vienas iš realių pretendentų kovoje dėl medalių, taip pat ir dėl čempiono titulo. Nepaslaptis, kad paskutiniaisiais metais būtent tarp FBK Kauno ir Panevėžio ekrano dažniausiai sprendžiamas klausimas, kurigi komanda bus pirma, kuri antra. Kol kas paskutinėjame čempionate sėkmė šypsojasi Kauno klubui ir dabar, kaip Aurimas ką tik minėjo, kauniečiai yra netoli pirmosios nesėkmės šiame čempionate, tačiau dar 10 minučių antrajame kėlinyje ir tiek, kiek pridės rungtynių arbitras. Kol kas po to, kai antrajame kėlinyje pačioje pradžioje kauniečiams pavyko įmušti atsakomąjį įvartį, nei vienai, nei kitai komandai itin pavojingų progų sukurti nepavyko. Vėtros klubas ir toliau laikosi ištikimos taktikos, didelėmis pastangomis stengiasi apsiginti nuo aikštės šeimininko atakų, o po to staigiais kontrišpuoliais bando grasinti Mindaugo Malinausko vartams. Kauniečių taktika visiškai priešinga, jie ilgesnį laiką kontroliavo kamuolį ir didesnėmis pastangomis stengiasi įveikti Vėtros klubo gynybą, tačiau nei vienų, nei kitų futbolininkų taktika kol kas vaisių nedavė. O dabar prie baudos aikštelės krinta Vėtros klubo futbolininkas, tačiau rungtynių arbitras čia pražangos neįžvelgia ir kauniečiai dabar jau greitai stengiasi po baudos smūgio grąžinti kamuolį į žaidimą, nes laikas tirpsta nepaliaujamai. Aikštės viduryje dabar su kamuoliu Kauno klubo futbolininkai ir dar vienas šansas jiem įmušti išlyginamai įvartį šiose rungtynėse. Antrajame kėlinyje aikštės kairėje Nerijus Radžius dažnai padeda savo komandos saugams ir puolėjams stiprinti pajėgas puolime. Taip pat kairiajame atakos krašte mes itin dažnai matome ir Nukrim Mančkavą. Atrodo, jog ruošiasi paskutiniajam keitimui Vėtros klubas. Tai bus apskritai paskutinysis keitimas šiandien, o kai kuriuose stadionuose rungtynės jau baigėsi. Net 3, kurios prasidėjo pusvalandžiu anksčiau nei šis susitikimas tarp Kauno ir Vėtros ir Vilniuje tarp FC Vilniaus ir Atlanto. Galime pasakyti, jog ekranas ir Šilutė taip ir sužaidė 6-1. Ekranas sutriuškino savo varžovus. Visagino Interas 0-2 pralaimėjo Vilniaus Žalgiriui ir turbūt Žalgiriui geresnės šoko terapijos po triuškinamo pralaimėjimo 1-9, kaip kitas varžovas Visagino Interas net ir nesugalvosi. Šiauliai 1-3 nusileido Marijampolės Sūduvai ir Sūduva yra dar viena iš varžovų Kauno ir Vėtros, kuri įtemptai dar kovoja dėl medalių, na ir galbūt net ir dėl pirmosios vietos. FC Vilnius pirmauja 1-0 prieš Klaipėdos Atlantą, likus žaisti 5 minutės ten, na šiek tiek daugiau nei 5 minutės, o čia likus žaisti 7,5 minutės. FBK Kaunas 1-2 pralaimi Vilniaus Vėtrai.
Ir kol jūs girdėjote rezultatus iš kitų stadionų, čia Dariaus Girėno stadione Donatas Vencevičius atliko dar vieną paskutinį keitimą šiose rungtynėse ir neblogai šiandien atrodęs Limas Severino užleido savo vietą Maksutui Azizi. Apie šį futbolininką aš kalbėjau, kad jis į Vėtrą yra atvykęs iš Slovenijos ir Maksutas Azizi, 20-metis, 1,83 m ūgio futbolininkas, yra puolėjas ir štai dabar pavojingas epizodas aikštėje ir jūs patys viską matėte savo ekranuose ir dabar žiūrėsime, koks bus rungtynių arbitro sprendimas. Rungtynių arbitro sprendimas yra pražanga Mindaugui Grigalevičiui, tačiau dabar šiek tiek ankstesnėme epizode prasižengė. Iš tikrųjų neprasižengė šiame epizode niekas, tiesiog du Vėtros žaidėjai sužaidė vienas į kitą. Štai jūs puikiai matote, Andrius Kerla dabar nuvertė Pedro Botelio. Rungtynių arbitras to nepamatė. Štai prasidėjo žaidimas kortelėmis. Puikiai suprantamas dabar yra rungtynių arbitro sprendimas. Evaldas Grigaitis. Žaidėjas, kuris pasirodė po keitimo, spėja pasižymėti, aišku, negerąją prasme. Jis neleido greit įžaisti kamuolio Nerijui Radžiui ir už tai yra baudžiamas. Kortelių pasipylė ir tai jau yra ketvirtasis įspėjimas šiandien. Po 2 kartus buvo nubausta ir viena ir kita komanda. Su kamuoliu Kvaratskelyje aikštės viduryje kamuolio jau prašo Strachanovičius, įgauna Radžius. Žaidimas persikelia į kairį kraštą. Beniušis, Strachanovičius. Perdavimas dar labiau į vidurį. Ir daug perdavimų, tačiau kol kas apčiuopiamos naudos iš tų perdavimų mes nematome. Mindaugas Bagušis, Rafaelis Ledesma. Ir puikiai žaidžia Bobis Božinovskis. Galima surengti kontrataką, jau prašo kamuolio Azizi. Jis kamuolio negauna, atrodo niekur neskuba Vėtra. Reiktų išmušti kamuolį už šoninės linijos, nes Rafaelis Ledesma ilgai gulėjo ant žaliosios vejos ir tik dabar tai pamatęs Mindaugas Panka nusprendė, jog reikia padėti savo varžovui suteikti pagalbą. Tos pagalbos jau ir nebereikia. Kita vertus, iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 5 minutės, kaip beskaudėtų Rafaeliui Ledesmai, ko gero Brazilas ir toliau stengsis išlikti aikštėje. Angelas Červenkovas jo pasitikė ir kitaipgi būtų Rafaelis Ledesma pakeistas. Tačiau šiose rungtynėse jis aikštės viduryje neblogai dirigavo savo komandos veiksmams, atliko nemažai gražių ir efektingų perdavimų, anaiptol jie nebuvo tokie efektyvūs, tačiau akiai gražus futbolas mums buvo demonstruojamas. Neblogai šiandien rungtyniavo aikštės viduryje ir Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai ir būtent jie kol kas šiose rungtynėse pirmauja rezultatu 2-1 ir esame labai netoli to, kad FBK Kauno futbolininkai patirtų pirmąją nesėkmę šiose Lietuvos futbolo A lygos pirmenybėse ir pirmąją nesėkmę kauniečiai patirtų po įspūdingos pergalės Baltijos čempionate ketvirtfinalyje, tačiau ši nesėkmė būtų patirta savo gimtajame stadione. Ir dabar dar vienas baudos smūgis link Stanislavo Kozirevo ginamų vartų. Rafaelis Ledesma prie kamulio iš aikštės dešiniojo krašto. Netrukus pamatysime pavojingą epizodą ir Dariaus ir Girėno stadione susirinkę aistruoliai skanduoja ir prašo įvarčio. Kamuolys skersuojamas link Kozirevo vartų, tačiau šį kartą nuo kauniečių jis palieka aikštę ir Stanislavas Kozirevas dabar gali neskubėdamas grąžinti kamuolį į žaidimą, tačiau net nebejoju, kad tą mato rungtynių arbitras ir Kozirevas štai už tokius veiksmus gali užsidirbti geltoną kortelę. Ir dabar galima turbūt lažintis, ar gaus Kozirevas tą geltoną kortelę. Panašu, kad ne. Bent jau šiame epizode tikrai, tačiau iki rungtynių pabaigos dar 3,5 minutės, po to dar 3 arba 4, kurias pridės rungtynių arbitras ir tada 14 turo rungtynės tarp FBK Kauno ir Vilniaus Vėtros bus baigtos. Dabar sužaistos 87 minutės. Kauniečiai 1-2 pralaimi Vėtrai. Šių rungtynių pagrindinė statistika: 15 minutė Gidijus Juška 0-1, 26 minutė Vitalis Stankevičius 0-2 ir 47 Mindaugas Grigalevičius 1-2. Tas pats Grigalevičius dabar prie kamuolio baudos aikštelėje. Pavojingas epizodas, perdavimas, kamuolys išlieka aikštėje ir spės Marius Činikas prie kamuolio. Taip, jis tai padaro prieš Usačiovą. Perdavimas į baudos aikštelę, ten daugiau Vėtros žaidėjų, Mindaugas Grigalevičius ir Robertas Vedževičius. Kuo toliau kamuolį nuo savo vartų, tai taip pat yra visiškai suprantama. Darius Anajevas ir atrodo baigėsi, bent jau trumpam baigėsi Kauno šturmas.
Strakanovičius, vėl su kamuoliu kauniečiai. Pavojingo atakų šiandien mes matėme tikrai labai daug ir jei bandytumėm įvertinti, ar Vėtra šiandien, jei nugalės pelnytai, na, mes apie tai galėsime nuspręsti šiek tiek vėliau. Kol kas 2-1 pirmauja Vėtra, Kaunas toliau rengia savo varžovų vartų šturmą. Na, kita vertus, pirmajame rungtynių kėlinyje buvo daugiau pavojingų epizodų tiek prie vienos, tiek prie kitos komandos varto. Štai dabar Kauno šturmas tęsiasi, dar vienas smūgis į Stanislavo Kozirevo ginamus vartus ir dar kartelį kamuolys praskrieja šalia kairiojo virpsto ir šį kartą kauniečiams nepavyko išlyginti rezultato, lengviau gali atsikvėpti Vėtros klubo futbolininkai, jie kol kas arti to, kad pirmą kartą šiame sezone atimtų taškus iš praėjusių metų čempiono. Taigi dabar Stanislavas Kozirevas vėl smūgiuoja kamuolį į žaidimą ir Vėtros klubas mažomis pastangomis tiesa, tačiau vis dėlto bando regzti ataką prie Mindaugo Malinausko vartų. Dabar kamuolys iki jo vartų nenuskrieja ir dar kartelį stabdomas žaidimas. Vienas iš Vėtros futbolininkų rankas sužaidžia ir kauniečiai čia pat grąžina kamuolį žaidimą. Alechas Strakanovičius perdamas į dešinį atakos kraštą. Ten Marius Šinikas, smūgis į vartus ir Alechas Strakanovičiaus įspūdingas smūgis ir įspūdingai žaidžia Stanislavas Kozirevas. Dabar išsmūgiuoja kamuolį nuo savųjų vartų ir dar Vėtros klubo futbolininkai sugeba išsaugot kamuolį. Pedro pirmasis suskubo prie jo, o čia jau visi įvykiai persikelia prie Mindaugo Malinausko ginamų vartų. Dabar kauniečiai dar kartelį kairiuoju kraštu. Rafaelis Ledesma. Na štai koks Kauno šturmas. Užspęstas iš karto yra dviejų futbolininkų aikštės kairiajame krašte Rafaelis Ledesma. Ten Andrius Kerlas sėkmingai žaidžia prieš Brazilą ir dabar pats Rafaelis Ledesma galės iš kairio atakos krašto kelt bemaž trečiąjį kampinį iš eilės. Štai per pastarąsias maždaug 10 minučių Rafaelis Ledesma, jo keliamas kamuolys dar kartą sėkmingai žaidžia prie savųjų vartų Vėtros klubo futbolininkai ir dar kartelį Rafaelis Ledesma kelia kamuolį. Baigėsi 90-oji susitikimo minutė ir rungtynių arbitras išraiškingų gestų parodo, kad dar 3 minutės abi komandos rungtyniavo šiose rungtynėse. Koks pavojingas epizodas ir čia Fortuna šypsosi jau Stanislavui Kozirevui. Dabar kamuolys, na sakykime taip, po nesėkmingai atšokęs tiesiog nuskrieja tiesiai Stanislavui Kozirevui į rankas ir jo smūgiuotas kamuolys labai toli, bandant rasti ten 1-1 likusi Evaldą Grigaitį, tačiau smūgis buvo per stiprus ir dabar jau puolėjo funkcijas bandęs atlikti Evaldas Grigaitis taip pat skuba į gynybą padėti savo komandai išsaugoti pergalingą rezultatą, kurį Vėtros klubas įgijo dar pirmajame kėlinyje, po to tiesa antrajame po labai sėkmingo Angelo Červenkovo keitimo. Kauniečiai sugebėjo sušvelninti persvarą ir po to, kai Grigalevičiui pavyko įmušti atsakomą įvartį, kauniečiams antrą kartą Stanislavo Kozirevo nuginkluoti nepavyko. Taigi, jau 91-oji susitikimo minutė eina į pabaigą. Na, dar 2 minutės kauniečiai turi šansų išgelbėti šias rungtynes ir pelnyti bent tašką. Priešingų atveju Vilniaus Vėtra išsiveš iš Dariaus ir Girėno stadiono 3 taškus ir šiek tiek pagerins savo turnyro padėtį. Kol kas Vėtros futbolininkai buvo 6, taigi jeigu jiems šiandien pavyktų iškovoti pergalę, jie turėtų 22 taškus ir pavytų Panevėžio Ekraną. Tačiau Panevėžio Ekranas šiandien namuose net 6-1 sutripė Šilutės ekipą, taigi panevėžiečiai turės 25 taškus ir vos 1 tašku atsiliks nuo 3-oje vietoje esančio Vilniaus Žalgirio. Tačiau galbūt dar nereikėtų skubinti įvykių, dar turi šansų kauniečiai per pusantros minutės pelnyti antrąjį įvartį. Tiesa, Vilniaus Vėtra taip pat dar turi galimybių pasižymėti ir trečiąjį kartą, o štai dabar dar vienas kontaktinis futbolo epizodas aikštės kairiajame krašte ir čia jau neleistinai žaidžia Kauno klubo futbolininkai. Vienintelį įvarčio autorius Stanislavo Kozirevo ginamus vartus Grigalevičius dabar neleistinai žaidžia prieš Vėtros klubo futbolininką. Dar kartelį šis epizodas buvo jūsų ekranuose ir Mindaugas Grigalevičius 92-ojo susitikimo minutė yra baudžiamas geltona kortele. Štai toks yra rungtynių arbitro Gaigalo sprendimas šiame epizode ir Vilniaus Vėtros klubui tai padeda sutaupyti dar šiek tiek brangaus laiko ir vis mažiau ir mažiau šansų aikštės šeimininkams išgelbėti šias rungtynes. Prasidėjo jau paskutinioji pridėto laiko minutė ir
bemaž paskutinysis šansas kauniečiams įmušti antrą įvartį šiose rungtynėse. Beniušis, jis aukštesnis, jis sėkmingai žaidžia galvą ir dabar krinta baudos aikštelėje Kauno klubo futbolininkai, tačiau rungtynių arbitras švilpukas tyli, o štai čia dar vienas nesusipratimas. Dabar jau Stanislavas Kozirevas pirmasis sugriebė kamuolį ir nepatenkintas Ričardas Beniušis bando aiškintis santykius jau nebe futbolo veiksmais. Na, dabar stebėsime, kuo baigsis štai šis epizodas. Andrius Skerla čia pat ir Stanislavas Kozirevas pirmieji buvo prie kamuolio ir Ričardas Beniušis jau šiek tiek vėliau bandė aiškinti santykius su Stanislavu Kozireviu. Na, be abejo, Ričardo Beniušio nepasitenkinimą sukėlė ir Grigalevičiaus griūtis baudos aikštelėje, tačiau rungtynių arbitras švilpukas skelbia, kad 14 turo centrinės rungtynės tarp Vilniaus Vėtros ir Kauno FBK klubo futbolininkų baigėsi svečių iš Vilniaus komandos pergalę rezultatu 2-1. Pirmajame kėlinyje du kartus Vilniaus Vėtros klubo futbolininkai, iš pradžių Egidijus Juška, po to Vitalijus Stankevičius pelnė 2 įvarčius, po to antrajame kėlinyje po keitimo pasirodęs Kauno klubo futbolininkas Mindaugas Grigalevičius sugebėjo sušvelninti rezultatą ir tai buvo viskas, ką pavyko šiandien sukurti futbolininkams. Na, kągi, bet kuriuo atveju mes pamatėme gražų futbolą ir tenka tik pasveikinti Vilniaus Vėtros klubo vyriausiai trenerį Donatą Vincevičių su įspūdingu jo debiutu Lietuvos A lygoje. Jo komanda šiandien sugebėjo išplėšti pergalę prieš čempionato lyderį FBK Kauno klubą. Nepaisant pralaimėjimo, kauniečiai ir toliau išlieka turnyro lentelės lyderiai. Jie ir toliau buvo susikrovę net 5 taškų persvarą prieš artimiausią persekiotoją Vilniaus klubą, tačiau šiandien Vilniečiai yra arti pergalės prieš savo varžovus, taigi jeigu jiems pavyktų iškovoti pergalę, tuomet Kauno ir Vilniaus klubus skirtų 2 taškai, tačiau kol kas kauniečiai turi iškovoję 32 taškus. Minėjome, kad Žalgiris pirmauja prieš savo varžovus ir jie turi 26 taškus. Panevėžio Ekranas jau iškovoja pergalę prieš Šilutę. Tai reiškia, kad panevėžiečiai jau turės 25 taškus ir na, dabar jūs savo ekranuose dar kartelį matote šio mačo įvarčius. Egidijus Juška, tai buvo pirmasis įvartis į Mindaugo Malinausko ginamus vartus ir Mindaugas Малинаускас buvo бегает. Что, тренер, можете сказать об этом матче? Вы сами увидели, как судьи выходят из поля. Публика очень недовольна, потому что они опять не хотели увидеть, когда у нас штрафные. И они не судили как нужно. Но все равно мы сделали в этот матч большие ошибки. И поэтому получился такой счет. Спасибо. FBK Kauno vyriausiasis treneris Angelas Červenkovas. Na, kągi, gerbimieji futbolo aistruoliai, jūs ką tik matėte ir girdėjote, ką apie šias rungtynes